Taip, čia viešai, jeigu klausys kažkas šitą podcastą iš mano mokinių. Aš turėjau vieną kartą labai tokį liūdną įvykį su Varna. Visko buvo tenai. Visko, net muštynių buvo. Geriu rytais kefiriuką, ten dar kažką, žinai, ten mėsytę, vakare nevalgau prieš miegą. Pilna daržovių, pilna sveiko maisto, gero maisto. Aš vis tiek einu tenai, kur yra padažai ir kur yra mėsa, riebalai ir picos ir taip toliau. Tai irgi buvo tuo metu, kai aš, Benžius, ten dar toks Paulius ir dar keli draugeliai tapom vierchai. Per spektaklius, beleką išdarinėdavom, mes garsiau užkulisiuose girdėdavomės negu scenai partneriai. Gal Jurbarko nekviečiam, arba skambindavo, žiūrėkit, jūs to kartą išėjo ar dar yra, žinai. Bet jinai kaukė po vandenį ir jinai rėkė, nepaleisk, kartai prašau, maldok, blėt, nepaleisk. Tai, ir jinai man nieko neatsako, lyg, žinai, aš negirdžiu. Aš ten paleisiu ir bandau atkabinti ranką, o jos nagai sulindė tiesiog mane. Pašutimas yra ir pudros reikia. Ir jinai, čia vaikui? Jo. Tokie geri klausimai, kur tu čia pats sukūrė šitos? Aktoriai pas aktorių. Labas, čia ir vėl aš, o su manimi nuostabus kolega, senas alkoholikas. Juokauju. Nors aišku, kiekvienam juokelį, žinai, yra dalis tiesos. Ne, kiekvienam juokelį yra dalis juoko. Taip. Šiandien, mano gerbiamasis klausytojų, į tavo klausos ir pusiausvyros organą sklis puikaus žmogaus istorijos. Nuostabus aktorius, vedėjas, filmuotojas ir montuotojas, tik tai aišku ne padangų. Ir tiesiog labai gražus, super gražus žmogus. Toks gražus, kad jei kada nors dar norėčiau turėti vaikų, tai tik nuo jo. Arnas Ašmonas. Čia yra geriausias pristatymas, kokią esu girdėjęs, kada nors. Žinai ką, tu esi pirmas mano pašnekovas, kolega aktorius, kuris atėjo anksčiau į podcastą. Aš punktualus aktorius. Nu, įsivaizduoji, čia retas dalykas. Retas. Labai retas. Visi vėluoja, o kažkada net neatėjo vienas. Tai? Užmiršo? Užpūstė. Ai, užpūstė. Jo, tada buvo ten žiauriai. Bet mes vis tiek padarėm su jo podcastą. Na, aš šiaip galvoju, aš neatsimenu, kad būtų kokia nors repeticija prasidėjus laiku. Jo. Ir kuo toliau, Seniai. tuo daugiau. Net jeigu susirenki laiku, vis tiek nepradedi. Tai parūkyt kažkas ėjant, tai papliur. Bet aš, žinok, stengiuosi, aš punktualus, pas tave atveriau net pusvalandžio anksčiau, aš dar Lidlę pastaviau. Butelius pridaviau. Blema, kodėl viskas apie tus butelius? Nu, tai man atrodo, čia kažkaip... Paskutinį kartą, kai su tavim baliavojom, ne paskutinį, bet tą kartą, kai baliavojom, aš neatsimenu to balį. Ta gerai balį. Ta pirmąjį mūsų balį. Būk prakeiktas už tai. Blem, bet žinok, man tai blogai buvo, mangi... Čia galima viską kalbėti, ne? Ką nori? Jo, viskas ant tavo sąžinės. Ant mano sąžinės. Ne, taigi aš greitai kviečiau. Taip, tą vakarą. Tą rytą. Tą dieną netgi, aš sakyčiau. Man migrenos priepuolis užėjo baisus. Tau šiaip yra migrenos Man priepuoliai, migrenos, ja. Šiaip daug aktorių aš girdėjau migrenų, kurio nežinau, čia gal toks per stojamosius yra reikalavimas migrenos. Nu, daug. Jis turi migreną? Ne, atkrenti. Nereikalingas man. Tai va, tai man ir prasidėjo, nes man ir nuo nuovargio, nuo streso ir dar jeigu pachmeliukas. Man tai duoda per galą, jeigu nespėjai išgerti dar tabletės, tai iki vėmimo, iki tokių, nežinau, jau mirguliuoja akyse, tai aš nieko nepadariau, nes ir šiaip pykino, aš negalėjau vaistų išgerti, tai man kviečiau greitai, kad suleistų. Tai nuo to laiko tu nebevartoji alkoholio. Nu kaip, saikingai. Nuo tada išmokau. Nuo tada išmokau. Pirmas klausimas, tai kaip Petkutė gyvena? Petkutė? Blem. Gali įsivaizduoti, kas šitą klausimą uždavė tau? Ne. Čia užduoti klausimai dabar bus, ne? Čia ne mano klausimas. Aha. Kas šitą klausimą autorius? Blem, nu čia nežinau. Kaip Petkutė gyvena? Čia koks Raimis Klezys galėtų būti. Ne, Džiugas. Džiugas? Čia Džiugas. Blem, jo, Džiugas, okei. Jo, dabar suprantu, kodėl. Gerai Petkutė gyvena, yra naujienų gerų, tai, bet nežinau, aš negaliu turbūt dar šito atskleisti visiems. Tai. Šiaip tai aš uždaviau klausimų labai daug, tiksliau, kaip čia suformuluoti. Aš paprašiau, kad užduotų tau klausimų žmonės iš Instagramo
ir nepatikėsi, bet tiek daug klausimų, tai gal nuo jų ir pradėti. Rimtai, daug klausimų. O aš kaip tik galvoju, bus tų klausimų. Žiauriai daug. Aš labai buvau nustebęs, bet labai gerai, reiškia, tu esi populiarus ir žmonėm įdomu apie tave. Oho, įdomu. Mantas Cegelskas tavęs klausė. O, na. Kada pradėsi vesti seminarus apie asmeninio įvaizdžio kūrimą, labai vertinu tavo gebėjimą kurti savo vertę soc tinkluose ir kurti turinį. Bet kaip gražiai parašė. Labai. Bet tai klausyk. Man atrodo, čia visi tokie klausimai bus truputėlį su tokiu kabliuku iš kolegų. Ne. Aš jau užmiršau, ką jis klausė. Nu, ką žinau. Aš nesistengiu kažkaip kurt kažko. Bet čia, man atrodo, jo bus kaip tarp eilučių pasakytas dalykas, nes mes ten prikolinam kažkada socialinių tinklų video darėm viens kitam siuntinėjomis, bendravom, tai aš net nežinau, ar jam čia atsakyti nuo širdžiai šitą klausimą, ar ne, bet linkėjimai man tai. Bet planuoji kada nors vesti seminarus? Šiaip. Apie įvaizdžio kūrimą? Ne, niekada gyvenime, aš neįsivaizduoju, kaip tai čia. Palikim tą, nežinau, Statkevičių ar kam čia. Bet šiaip tau įdomus soc gyvenimas, ne? Man žinai, kas yra? Soc tinklų, ne soc. Nu jo, man... Ne, žinai, kas man įdomu yra. Aš kadangi mėgstu ir filmuoti, ir montuoti, kaip ir pristatėjai, čia geras dalykas, kad paminėjai šitą. Tai aš norėčiau kurti kažkokius skečus, kažkokius video dalykus, kažkokio komedinio žanro. Ta norėčiau daryti socialiniuose tinkluose, kelt. Galbūt net iš to susirinkti kažkokį kiekį žmonių, followerių, kad gal netgi ateity ir uždirbti iš to. Norėčiau tą daryti, bet man idėjų pritrūksta. Aišku, ir laiko trūksta, bet labai būtų įdomu. Bet idėjas reikia ant lentos rašytis ir daryti. Vat aš nežinau, kaip daryti, nes man atrodo, kad jeigu aš kažką sugalvoju, tai jau yra padaryta. Nes vis laik tu ką sumastai, kažkokią naują idėją ar dar kažką, paskui prisimeni, kad bet tas kažką panašaus darė. Dar kažkas panašaus darė. Nu jo, bet mes gyvenam tokiam pasauliu, kur viskas yra sukurta. Tai, žinai, ir dainos tos pačios, jos visos sukurtos, bet... Nu jo, bet man, žinai, tada įsijungia toksai, kad aš turiu kažką originaliai padaryti. Negaliu aš čia kopijuoti arba padaryti panašaus. Nežinau, čia man tada užsideda toks blokas. Kažkaip neperlipu šitą. Bet norėčiau, tas būtų įdomu. Linkiu tau perlipti šitą, nes biški kvaila. Ne, bet iš tikrųjų, aš ir pats pagalvoju. Sumastau idėją, čia žiauriai geras bus, čia reikia pafilmuoti, gal pamontuosiu, čia taip. Tada praeina, nežinau, diena ir galvoju, čia prisigalvoju, vakar nesąmonė šitą idėją. Taip. Aš toks labai degtukas esu žmogus. Jeigu kas liečia idėjas kažkokias fainas, kur atrodo, kad bus faina, kitą dieną aš galiu iškart sakyti, čia prisigalvojau, nesąmonė, kam čia reikia. Važiuoju toliau dirbti. Gabija Remeikaitė klausė tavęs, koks yra tavo mėgstamiausias serialas, kuriuose tu dalyvavai? Nežinau. Ar stengiasi neskirstyti? Ne, aš esu teatro aktorius. Man visada, net ir spektakliai ir serialai yra fainiausi tie, kai tu turi gerą kolektyvą šalia. Kai yra faini kolegos, kai geras laikas gaunasi filmavimo metu, arba tik repetuojant spektaklį, aš čia manau, galėčiau pabrėžti, kad ne tik serialai kažkokie, o kas liečia patį serialą, kaip scenarių, kaip kažką tokio, tai nežinau, sunku įvardinti. Aš labiau, gal Lietuvoje dar nepakvietė mane į tokį serialą, kad būtų, žinai, čia visiškas geras serialas, čia Lietuvoje išpopuliarintas žiauriai, ten nežinau, net Netflixas ruošiasi pirkti ir taip toliau. Tada jos skaičiu, čia buvo tikrai įdomi patirtis, bet kas liečia šitus mūsų serialus, tai negaliu išskirti kažkokį vieną. Man yra chebra. Ir dabar vakar turim, man reikia meilės, rimti reikalai, su LNK, su URBS TV komanda, tai man čia yra tikrai faina dirbti, nes kažkaip aplink fainas kolektyvas. Tai tas labai smagu. Simas. Sveikas. Simas kas? Tiesiog Simas. Simas kak. Sveikas, kas labiau prie širdies, televizija ir teatras, PS iki greito, pusbrolis S. Supratau, tai teisingai. Kas arčiau širdies? Arčiau širdies turbūt vis tiek yra teatras, nes nuo jo ir prasidėjo viskas. Stojau akademiją tai kaip teatro aktorius ir pradėjau teatre, ir labai daug pradėjau teatre. Aš į teleką atėjau, galima sakyti, neseniai. Tai tas turbūt ir liko arčiau širdies, nes ir Varnas mūsų kurso vadovas labiausiai drožė, taip sakyti, ant teatro. Tai ir užaugino tą meilę teatrui, man atrodo. Tai, ir šiaip, kas liečia apskritai vaidybą, aš manau, man įdomiau yra tai, kad
teatre viskas gyva, viskas čia ir dabar. Gyvas partneris, nu ir telkia, aišku, gyvas partneris, bet ir žiūrovas yra viskas vietoj, yra nuosekli istorija, kurią reikia suvaidinti. Kiekvieną kartą spektaklis vis kitoks. Ir man čia yra arčiau širdies šitas dalykas. Bet tai nereiškia, kad man nepatinka ten telikas arba gerai, filmuoti, nesteisink, jas. Nu, reikia pasiteisinti, o jeigu klausys, koks režisierius. Oskar Vigunovski klausia, tai kaip jam improvizuojasi, ko tikėjosi iš impro kaip žiūrovas ir kaip yra iš kitos pusės būnant? Blema, bet čia žiūri vien klausimą iš saviškių visi. Tuoj prasidės tau, žinok. Okay, nu... Apie kitus reikalus. Impro yra geras dalykas, man patinka, čia irgi naujas dalykas pas mane. Improvizacija, Balys Latėnas pasiūlė dalyvauti. Nežinau, aš kažkaip šiaip mėgstu viską imti, naujus dalykus, bandyti, eiti pilną galvą, kiek įmanoma. Ir improvizacija yra šiaip gera mokykla apskritai viskam, tiek teatrui paskui panaudojant, tiek telikui, tiek, nežinau, viešiem renginiam, duoda kažkokios laisvės. Ir improvizacija man patinka. Sunku, iš pradžių labai sunku perlipti tą dalyką, savęs nekritikuoti, bet kai tu ateini į sceną, kai tu leidi savo klyst ir žinai, kad ir žiūrovai patinka, kai aktoriai suklysta, ir tada tu pats kažkaip tai atsipalaiduoji labiau, tai man atrodo ir ta improvizacija padeda ir kitur. Bet kodėl taip yra? Kodėl mes bijom klysti? Bet tai čia yra kažkoks, nežinau, gal net iš mokyklos, aš taip galvoju. Iš akadės tai tikrai, nes jeigu suklysti, tau viskas. Tave sudroštų, išmestas būsi ir taip toliau. Pasibaigs karjerą. Baigsis karjerą, viskas pasakys ten, nu ar ne tau tai tik tai serialas. Visą laiką šitas būdavo, kas čia per skautų būrelis. Wow. Tai turbūt tu ir bijai paskui klys, kad tavęs nekritikuotų. Turbūt tai čia su kritika susiję. Bet kai tą perlauži, tas fain yra. Tu tada kažkaip nekritikuoji savęs. Suklysti, okei, cool, važiuojam. Ir daug lengviau. Atsiranda laisvės, aš tikrai pastebėjau, nu, nežinau, čia gal sutapimas, bet kas liečia kai kuriuos spektaklius, kur yra truputėlį laisvės daugiau, ir ta improvizacija, kurią jau metus laiko turiu, tai padeda, kažkaip tu švaresnę galvą eini į sceną. Tikrai nebijai, tu daug drąsiau jautiesi, suklys ir kas. Atsiranda gal net kažkoks naujas, toks, kaip čia pasakyti, genas teatrinis, kad išsisukti lengviau iš situacijos. O kaip kažkas suveikia? Šiaip gerai, Oskaras sakė, vat, kaip buvo iš žiūrovo pusės ir vat, kaip dabar esi iš vidaus. Pasikeitė tas, atsirado daugiau pagarbos, nežinau, ar kažko kito. Jeigu liečiant, čia apie improvizaciją kalbą, ne? Tai iš žiūrovo pusės man visada būdavo improvizacija šiaip labai žavu, kaip čia aktoriai taip varo, čia žiauri pro viskas. Ir žiūrovo pusės sėdėdamas aš visą laiką galvodavau, ne, aš negalėčiau, aš kritikuočiau save, užsidaryčiau, užsiblokuočiau ir taip toliau. Tai buvo toks didžiausias pojūtis turbūt. Bet kaip pabandžiau. Kažkaip, o apie pagarbą, ką tu turi galvoje? Tiem aktoriam, kurie jo tuo užsiima. Ai, nu jo, žinai, aš visada tada galvodavau, kad kiek tu turi žinoti daug, kiek tu turi pasiruošti, kiek tu turi šiaip apie bet ką, turėti informacijos, nes tu žiūrovas tau siūlo visokius dalykus, ten suvaidint kažką, ten politikai, kažkokios žvaigždės ir taip toliau užsienio. Ir tu turi apie kiekvieną realiai kažką žinot. Kažkokius namiokus, kažkokius ten skandaliukus ar dar kažką, ką galėtum panaudoti. Tai man tas vis laik būdavo žavu ir atrodo, wow, kiek aktoriai pasiruošdavo, kiek jie žino, kiek jie skaito, kiek jie domisi viskuo. Ir dėl to irgi pagalvodavau, kad ne, aš nieko nežinau. Bet atėjai improvizaciją ir supratai, kad nereikia nieko žinoti. Bet žinok, iš dalies gal kartais ir ne. Tau užtenka tu žinai tą žmogų, gali nuimti jo ten manieras kažkokias ir jau žiūrovui bus aišku. Bet kaip kada? Kartais gali gauti tokį, kur visiškai nieko nesupras. Tai kai čia buvo, mes kažkaip su Repšiu turėjom, kartu ėjom į sceną ir man davė personažą ir jam davė personažą. Ir sako, Vilniaus Batmanas. Ir aš žinau, kad yra toksai Vilniaus Batmanas šiaip kaip personažas. O dabar pagalvoju Repšys ar kas pagalvoju, kad tiesiog Vilniaus Batmanas, reiks vaidinti Batmaną, bet Vilnietį, žinai. Ir tu kartais tai pasimeti. Tai pakeitė, man atrodo, ten tą variantą. Tai jūs dabar esat jau antras improvizacijos teatras Lietuvoje, Improvudas. Jo, jeigu taip tai Tai labai gerai, kad atsirado. Jo, šiaip fain. Konkurencija. Tai vis laik sveika. Turi būti taip. Tada, žinai, nenukris. Taip. Benukas klausia tavęs, ką mėgsta valgyti? Viską, kas nesveika šiaip.
Realiai. Nesveika maistą, ne? Tikrai, ir tas mane erzina, ir nesusitvarkau su to. Aš pasakiau, dar su nesuaugau. tavim kalbėsiu. Ką man daryti, kaip man elgtis ir kaip gauti valios į tą, nes... Nežinau, aš nesusilaikau, kad ir dabar aš buvau išvykęs į Turkiją truputėlį, dar tuo labiau, kai ten nemokamai viskas ir viskas skaičiuot, pilna daržovų, pilna sveiko maisto, gero maisto. Aš vis tiek einu tenai, kur yra padažai ir kur yra mėsa, riebalai ir picos ir taip toliau. Nežinau, man patinka. Tu Man dabar skanu. grįžai iš atostogų. Negėda tau. Gėda. Galima sakytum, nifiga, ko man čia gėdyti. Ne, aš nusipelniau, bet aš 4 dienas buvau. 4 dienas? 4 dienas. Šilta buvo. Jo, šilta buvo. Bet neatrodo Geras įdegęs. oras. Rimtai? Nu, tu šiaip toks tamsesnis. Gal. Ne, šiaip buvo gerai. Bent 4 dienas buvo fainai. Šilta, karšta. Nudėjau, šiaip nusivilau labai nugarą. Ai, Pirma. pilvo megojai. Šiaip jo, tai kažkaip patogiausia ant pilos. Nudegina viską. Ant to nesveiko maisto Taip, priryto pilvo. Taip, bet tai ir žinai, yra ten tų sveikesnių maistų, kur tarkim, mėsa tai nėra nesveika šiaip. Ar Bet yra? tu valgai kiaulieną. Ne, aš jautieną mėgstu. Aš kiaulieną jo valgau irgi, man patinka ir kiaulieną, bet jautiena yra ta, kur daugiausiai galėčiau valgyti jautienas. Tai labai Ir gerai. jautiena gerai. Aišku, gerai ir vištiena, kokia nors ten kalakutiena, virta, ne? Čia jau su tavim reikia diskutuoti. Žiūrint, kam. Baltymai, sportui. Ne? Nelabai. Reikia subalansuotai maitintis. Tai va, bet šitą, žinau, ar įmanoma tau tą daryti? Taip, Įmanoma? Turint tiek darbo. taip. Tai tu vežies indeliais, kaip tai maistą? Ne, kartais važiuos, kartais ne. Nesako, dar svarbu yra laiku valgyti. Visada. Nu, čia jeigu jau kačelinės. Ne? Jo. O šiaip dzin. Be žodžių, tam reikia valios. Aš valios neturiu. Kartais susiruošiu viskas. Nuo šiandien aš geriu rytais kefiriuką, ten dar kažką, žinai, ten mėsytę, vakare nevalgau prieš miegą. Taip 3 dienos ir susigundai picą. Ir paskui galvoju, koks skirtumas. Žinai, kas yra labai gerai? Cheat day. Per tą cheat day tu pajauti, koks yra cukraus poveikis. Tu pajauti, pavyzdžiui, koks iš tikrųjų skanus alus arba vynas. Ne tai, kad, pavyzdžiui, žinai, kiekvieną vakarą atsidarau ten po skarbę, žinai, tada atsiranda kažkoks įprotis ir, nei sveika, nei ką. Bet cheat day, viena, pavyzdžiui, per savaitę, tu tada pajauti visai savo, nežinau, neuronais ir viskuo. Bet gerai, yra ta cheat day. Taip. Ir man paskui po to cheat day. Tai va, Visą laiką. tai va, reikia challenge'us kartais savo keltis. Kažkaip. Urtė klausė tavęs, kokia buvo Arno vaikystė? Tu užaugai Smalininkuose, mažam miestelį. Prie Jurbarko, mažam miestelė, Nemuno kranto, kitoj pusėje iškart. Kitoj pusėje kranto yra Rusija. Aš ant sienos užaugau visiškai. Tėtis pasienietis, tai iš vis susijęs su tais dalykais. Tai Matydavai pabėgėlius, kurie plaukė per Nemuną. Matyt nemačiau, bet aš labai gerai atsimenu, kai būdavo aplink Smalininkus ten kokie nors kontrabandos gaudimai, kai pasieniečiai važinėdavo naktim sraigtasparniai su apšvietimu ieškodavo tų kontrabandininkų. Tai iš tos labai gerai atsimenu. Nes tuo metu dar nebuvo kamerų, dabar yra Smalininkuose prie Nemuno, prie sienos, kas kažkiek ten kilų, nežinau kiek, kameros iškeltos, kur stebi, žinai. Tai seniau šito nebūdavo, tai jo, ten lakstydavo su džipais, susišaudimai ir taip toliau. Aš labai gerai kažkaip atsimenu vieną įvykį, kai kambarį miegojau, naktis, tamsu, ir švies. Dienos, visiška diena kambarį, tik tokia balta diena. Ir aš priėjau prie lango toks prabudęs ir ten paleista raketa šita, kur, apšviečia labai stipriai, žinai. Ir man, toks įspūdis visai fainas. Aišku, gal ir baisu būdavo, kai tėtis dirbdavo, bet aš buvau tada, labai mažas, gal to nesuprasdavau. Tik dabar iš lėto, paauglystėje suprasdavau, kad, čia pavojingas dalykas. Nes ir šaudydavus, ten į padangą šaudydavo ir taip toliau, tu nežinai, ką tie kontrabandininkai turi su savim, tai va, šiaip įdomus buvo metas, bet kai pastatė kameras, baigės šitie dalykai. Nebeneša per vandenį. Bet kai užšaldavo, su džipais varydavo per šaltą Nemuną, per ledą, bėgdavo eiktų. Ten visko būdavo. Šūkeriai būdavo tokie, ten mano irgi, man atrodo, klasiokai dirbdavo su kontrabandininkais, ten nelegaliai. Su telefai, žinai, stovi ir praneš turi, kada kur pasieniečia mašina ar dar kažkas. Ir už tai gauna tikrai gerus pinigus. Jo, už tai gaudavo gerus pinigus, ten su naujais telefonais ateidavo ir tu iškart supranti, kad jie nušukeriauja.
Tai va, vaikystė, nu, ne vien apie tai buvo. Bet ką aš žinau, ta mano vaikystė. Šiaip žinai, kas, va, aš tau pasakysiu labai gal toks keistas nuo kitų vaikų skiriantis dalykas, tai yra tai, kad aš užaugau viešbučio versle. Man tėvai turi kaimo turizmo sodybą ir mes ten ir gyvenam. Ir gyvenau jo, aš nuo pirmos klasės realiai, nes prieš tai močiutė tą verslą turėjo, paskui perėmė mano tėvai. Ir tu supranti, tu turi gyvenimą tokį, kur tu esi namuos, bet ir ne namuos, ir darbe. Ir tu negali draugų pasikviesti, nes, ne, draugų dabar ne, nes atvažiuoja daug svečių, vokiečiai, kad nebūtų čia šurmulio, nebūtų vaikų pašalinti, sėdėk savo kambarį, nereikia. Tai ir tu negalėdavai nieko savęs, tu negalėdavai išeiti lauką, ten, tarkim, ką žinau, po šortais nuogas pastovėti, nes, visą laiką kažkas yra, ypač vasarą. Po šortais nuogas. Po šortais nuogas, ja. Po šortais nuogas. Po šortais brūkšnelis nuogas. Nuogas, tai. Tu negalėdavai, ir į virtuvę, tai drąsiai ten, žinai, po triusikais pasimt maisto kažkokio, nes tu nežinai kas. Nes būdavo mūsų kambarys ir tu, kai išeinėjau į koridorių, ten yra tas recepcija vadinama ir tik tada virtuvė. Tai toks visą laiką tu įpareigotas, visą laiką turi būti viskas tvarkinga. Tai tu būdavai tas keistuolis, kuris gąsdindavo turistus. Jo, jeigu ateidavo su triusikai, žinai, man būdavo, aš vieną kartą atsimenu, irgi toksai kažkaip namie, viskas namie, kažkaip prie kompo sėdžiu ar kažkas. Į virtuvę, bet viskas gerai apsirengęs, viskas cool. Bet taip, ramiai, tik įeinu ir virtuvėje sėdi mama ir Valinskas, Arūnas, taip, nes medžiotojai atvažiavo medžiot kažkaip ten aplink mūsų tą rajoną ir jis ten atsiskaitinėjo ar kažką ten popierius kažkokius pildė su mama ten gyvenime ir man toks nesusipratimas, kas čia mano virtuvėje, taip, mamos Valinskas čia šneka, mama rodo, tai va tokia ta mano vaikystė, žinai, kur aš nesakau, kad ten buvau taip uždarytas kaip kalėjime, bet būdavo tos, kur tu įpareigotas, kad viskas būtų tvarkinga, viskas būtų gerai, kad nekelčiau kažkokio šumo. O ką veikti Smalininkuose vaikui? Smalininkuose nieko, trint gatves, vaikščiat, ką žinau, kažką pažaist su draugais. Bet aš nebuvau iš tų sportininkų, kur varydavau žaisti visą laiką. Kažkada parkūrų užsiminėjau, ten draugelis susiradęs jo. Tai va čia buvo toksai irgi dalykas. Bet pas mane kas atsirado filmavimas. Aš nusipirkau kamerą, pusbrolis pamokino montuoti mane. Kiek tau metų buvo, kai nusipirkai kamerą? Jau kai nusipirkau savo kamerą, tai nežinau, aš jau toks paauglys buvau. Bet šiaip tai tėvų fotiką tokį turėjau, tai man buvo, bijau sumeluoti, koks 13. 12. Ir pradėjau filmuoti visokius dalykus. Montuot, man tas labai patiko. Ir kažkaip iki šiandien aš visokius kelionių filmukus pamontuoju, dar kažką. Tai man tas patinka. Tai vaikystėje tą ir veikiau. Susiradau draugų, kurie irgi buvo prie to meno. Aš dar teatro būrelį lankiau. Ten ir Benžius Vamantas kartu. Tai mes ir filmuodom kartu ir lankydom. Tai va čia buvo ta veikla. Bet irgi ta veikla buvo tokia daugiau Jurbarke. Pačiose Smalininkuose ten nelabai ką veiks. Mažas miestelis, mažai veiklos. Tai tik tai mokykla būdavo iki 10 klasės. Ne iki 10, aš iki 8 klasės lankiau. Tai ir viskas. Tai tu pats susikurdavai veiklas. Tai va tas filmavimas buvo turbūt mano išsigelbėjimas. Ir teatro būrelis. O iš kur iš vis buvo noras filmuoti? Iš kur va tas, tiesiog iš YouTube'o žiūrėdavai? Ne, iš vis YouTube'o net nebuvo dar tuo metu, kad, kaip jisai buvo, bet aš kažkaip visai nežinojau apie tą YouTube'ą. Nebuvo tokios minties. Ir atsirado tai, kad mano pusbrolis yra fotografas, jisai, daug fotografuoja. Ir jisai ir filmuodavo. Ir vieną kartą jis atvažiavo į Smalininkus ir sako, davai pafilmuojam ką nors. Ir mes padarėm tokį su mašinom filmuką, ten jis turėjo savo tokį Mitsubishi Galantą ir ten mes padarėm tokį šustrą filmuką, ten, kad lenktyniaujam kažkas tokio. Ir jisai montavo šitą šalia manęs, aš žiūrėjau ir viskas, ir užsikabinau. Man ta programa atrodė taip, kad čia viskas taip visai nesunku, su kaip dėliojasi, jo. Ir jis mane biškai pamokino ten tų basic dalykų ir jo, jis išvarė. Ir aš kažkaip pasiėmiau mamos ten tą fotiką tokį seną. Ir pradėjau montuoti. Ir tas man patiko. Man tie kadrai, stebėt, daryti kažką, sujungti juos. Kažkaip, užkabino stipriai. Aš šiaip žiūrėjau tavo atostogų filmukus, kur tu montavai. Tai iš tikrųjų taip įspūdingai atrodo. Su kuo tu filmuoji? Su iPhone. Tiesiog su iPhone'u? Čia su iPhone'u viskas filmuoju. Jokių dronų? Gal kažkuriam ir buvo dronas, aš nežinau, bet žiūrint, ką žiūrėjai. Man atrodo buvo, kur Italija, palaukas ten buvo. Vienas iš paskutiniųjų.
Ai, ten tas. Italija, Vokietija, ten, Šveicarija. jo. Ne, nebuvo jokio drono. Nebuvo dronų? Ne. Eik tu savo. Viskas su iPhone, absoliučiai. Tai aš rekomenduoju pažiūrėti YouTube Arno šitą kanalą. Na taip pat, bet tikrai ten faina. toksai. Ir ten, žinai, kas palauk, aš esu užsirašęs, žinok, vieną tau mintį iš to. Ten labai juokinga, tu gale jau įdėjai tokius pavykusius, nepavykusius, jau ką šnekat, nes visas video toks gražus, tikrai toks reklaminis. Galėtum reklamas daryti kelionį. Ir galėtų broliui sakai, atsistojam ir pasidarom nuotrauką kaip broliai. Taip. Nu tai va, čia tokia, kaip broliai. Na, kaip broliai, rankas iškrenta. Paskrinšotą padarysi. Bet šiaip geras. Tai va, tai kažkaip, žinai, gal tau pasirodė, kad dronas, nes aš tą stabilizatorių tokį naudoju. Užsidėjęs, kad smooth vaizdas būtų, tai gal todėl. Nu jo, ten yra netgi tokių, kaip tas vadinasi, dolly... tas efektas, zoomas, dolly zoom, jo. Ja, bet čia iš vis, tu eini su kamera priekio, paskui grįžus prie montavimo, tu prizūmini ir atgal paleidi ir tada susikuria tas efektas. Šiaip cool. Ir jis man netyčia gavosi. Visi aš kažkaip montavau, čia žiūrė, čia tas vaizdas, biškai priartinsiu, gal prizūminsiu čia, ir tada toks wow. Nes kine irgi šitą atrado netyčia, kaip kamera padėjo ant doliko, ant ratukų, stumia kamerą į priekį, atzūmina ir tada netyčia jam kažkaip gavos ir tada wow, tai buvo didelis perversmas kine. Tai va. Tai man lygiai taip pat mano montavime perversmas buvo didžiulis. Tuoj palauk, kur čia dar buvo klausimas. Memento foto klausė tavęs. Kada gimė jausmai Gabijai? Geras klausimas. Ką žinau? Darbo metu. Provokuojantis klausimai iš tie. Provokuojantis. Darbo metu. Čia atsakiau. Atsakiau. Gerai. Augustė klausė, ar su Goda išsiskyrėt, kad nebematom jūsų kartu? Dieve mano, prieš 2 metus. Nu va, žmonėm dar vis kyla klausimų. Dar vienas klausimas, Ainė Barakauskaitė klausė, ar turi žmoną? Ne. Trumpai aš atsakinėsiu. Nu ką čia atsakyti, nu ne. Gerai, žinai, koks tavo yra vardas, ką reiškia? Jeigu neklystu, vokiečių kalboje erelis. Teisingai. Kažkada domėjausi ir man užstrigo šitas. Erelis. Labai tinka tau. Aš erelis toks? Tipo, erelis ar kaip? Ne, ne tas kelių erelis, bet tas, kaip čia, žinai, žvilgsnis erelio, greitis erelio. Jo? Tai čia gerai, tai čia aišku gerai. Aš žinai, atradau tokį dalyką, kad tavo vaidyba prasidėjo mokyklai nuo katinėlio vaidmens. Katinėlis ir gaidelis. Žiūrėjai į klasiokus, supratai, kad suvaidintum geriau, kažkaip kitaip. Jo, toks buvo. Ir tada suvaidinai savo katinėlį. Koks buvo tas tavo katinėlis? Atsimenim? Negaliu pasakyti, koks jisai buvo ir kaip aš jį dariau. Aš ten realiai, kad ir galvojau, kad padarau kažką geriau negu mano klasiokai, bet tai buvo tekstas ir aš stojantis scenoje. Va toks buvo mano katinėlis. Nebuvo kažkoks. Čia kelintoj klasiai? Pradinės, ne? 4, gal kokia 3-4 klasė. Jis tiesiog buvo tekstas ir aš. Viskas. Ir su ausim tokiam uždėtom. Čia mano pirmas vaidmuo yra. Bet man kažkas, žiūrint klasiokus, kai ėjo sakyti tekstą, tikrai, po šiai dienai atsimenu, aš kažkaip gale sėdėjau, matau netgi tą klasę, kad jie eina į tą sceną ir jie kažkaip sako, bet ne taip, kaip man noris, kad jie sakytų. Ir aš nuėjau pabandyti. Ir sakiau tekstą, bet aš dar pristaikymą padariau, aš ten prie tokių fikusų įlindau, kažką ten ieškojau. Jo. Ir viskas, ir sako mokytoja, gerai, tai būsi gaidelis. Tai matyt, kažkas ten atsitiko. Katinėlis, jo. Tai kažkas atsitiko, kažką pamatė, nežinau, gal ir kažką aš turėjau tokio. Čia tavo pirmas toks prisilietimas prie scenos, ne? Jo, pats pirmas, jo. Ir mokytoja kažkada tu norėjai mesti teatrą, ir mokytoja uždraudė. Kodėl tu norėjai?
Nu, nes atėjo tas laikas kaip paauglystė. Smalininkose apskritai tas teatro būrelis atsirado taip labai šviežiai. Jurbarke ar Smalininkose? Pirmiausia, toks jau pati pradžia to būrelio, tai Smalininkai buvo. Ten viena mūsų lietuvių kalbos mokytoja sugalvojo, kad nori padaryti būrelį. Nu ir aš į jį atėjau. Aš dabar neatsimenu, ar pats ar pakvietė mane, bet kažkaip, kai susikūrė, aš jau buvau tame būrelį ir buvau vienintelis, man atrodo, bičas. Ten vien panas. Nu ir tu žinai, paauglystė, Smalininkai, kaimas, visi bernai ką daro, eina po gatves, lankia, ten, nežinau, kažką veikia, naktinėje, ten sėdi, kur nors jemkės gliauda. Nu ir tokie buvo mano draugai tuo metu. Dirba šūkeriais. Ne, šūkeriais dirba jo. Ir buvo tokie man draugai ir kažkaip, užsikrėtė, automatiškai užsikrėtė, kad, aš irgi toks esu kietas gatvės vaikis, kuriam neįdomu mergaičių reikalai kaip aktorinis, nes čia yra mergaičių dalykas. Ir man jau pavaidinus tame būrelė. Sakytų tau Šekspyro laikų vyrai. Taip. Tai pavaidinus tenai, supratau, kad ne, čia nesąmonė, aš tikrai ne, varykit, jūs ten dirbkit, varykit, vaidinkit ir taip toliau. Ir man pati mokytoja sako, ne, Arnai, davai, tu gali, tau sekas, tai gerai daryk. Tipo, aš reikalauju. Aš, sako, tėvam paskambinsiu, pasakysiu, kad jie tave privers. Nes žinojo, kad nueitum šunkeliais. Turbūt, gali būti. Išgelbėjo gal mane, nežinau. Tai va, taip ir aš tada sutikau, okei, ateisiu, sakau. Ir užsikabinau, tada man tas labai patiko, pradėjau tą daryti. Ir tas būrelis užsidarė Smalininkose ir sako, mokytoja, eik į Jurbarką, ten yra toks Vaivorykštės teatras, jau kultūrkiai, jau tipo aukštas lygis, čia buvo pats geriausias jaunimo teatras Jurbarko rajone. Ir aš nuėjau tenai, labai juokinga buvo, nes aš labai jau norėjau vaidinti tuo metu, kai jau į tą Jurbarko teatrą. Ir sako, pirmas susitikimas rytoj, Arnai, varyk, ten bus Birutė Šneiderinė, vadovė, nuvažiuok, prisiduok, kad tu esi ir lankysi, aš jau ten paskambinau, o aš sirgau, tipo, ir į mokyklą nejau nieko. Ir tėvai sako, ne, čia reikia kažką daryti, reikia tą priduoti, nes gal praleisi kažką, ne, gerai. Tai mane nuvežė iki kultūrkės, sako, greit nubėg, su temperatūra aš ten lyg buvau. Įeik, pasakyk, kad aš lankysiu ir išeisiu. Aš taip ir padariau, aš atvariau, ten Hebrau susirinkus, kažką ratelį sėdi, ten jau kažką žaidžia. Labą dieną, čia aš Arnas iš Smalininko, aha, labą. Tai aš noriu lankyti būrelį, bet šiandien sergu aš neteisiu. Ir tokie visi žiūri mane. Okei, tai ateik kitą antradienį ten. Tai va, viso gero. Ir taip prasidėjo pandemija. Ne, tai va, taip ir kažkaip pradėjau. Ja. Geras. Šiaip apie Birutę ir Vaivorykštės nuotykius tu daug labai pasidalinai į Bendžiaus epizodą. Taip. Tai buvo ten labai gerų. Aš nežinau, tu atsimeni Birutę nepražilusią? Ne. Jau buvo pražilus. Gal kai mūsų ta karta atėjo, jinai nebuvo pražilus. Paskui, laiks nuo laiko, žilstelėjo. Aš įsivaizduoju, kiek jūs jai sugadinot nervų. Belė kiek, šiaip tai. Nežinau, man tai dabar pagalvojus, aš pats, kadangi su vaikais dirbu truputėlį, tai kiek atsakomybės, kiek jinai turėjo, aš neįsivaizduoju. Ar norėtum ką nors pasakyti Birutei dabar? Birutei? Birutei, tai aš noriu pasakyti didelį ačiū, kažkaip jinai kažkaip leido mums tą daryti, visas tas nesąmonės. Ir per tas nesąmonės atsirado ir laisvė turbūt ir scenai. Aš taip manau, mano filosofijai. Tai ačiū už tai, kad jinai kažkaip mūsų neskriaudė ir neuždarydavo, kur ne, čia jūs taip ir taip turit būti tokie sumuštru tokiu. Tai turbūt už tai, kad jos dėka turbūt ir aš esu, dabar aktorius kažką veikiu, nes daug pas ją gavau. O pas ją būdavai pagrindinių vaidmenų aktorius? Kaip kada, kažkaip nuskildavo, kad didžiąją dalį, ten mes lankėm 5 metus gal tą būrelį, tai didžiąją dalį vaidmenų jo turėjau pagrindinius, buvo faina, paskui kažkurio metu vėl atsirado, vėl ta pati paauglystė turbūt labai ilgai tęsės ir visokiais ten kalneliais eina, tai irgi buvo tuo metu, kai aš Bendžius, ten dar toks Paulius ir dar keli draugeliai tapom verchai, visiškai tokie, kur nieko nenorėjom, tai gavom tokius masuotės vaidmenis, tokie, kaip čia pasakyti, spektaklio bernai. Ir ten ateini su krūva bernų į sceną, kažką padarai ir išeini. Ir kas darydavosi užkulisiuos. Tai turbūt gal net dėl to paskui man davė vėl pagrindinius vaidmenis, kad aš nelikčiau užkulisiuos tiesiog, nes ten būdavo bardakas. Mes
per spektaklius, beleką išdarinėdavom, mes žvengėm, mes garsiau užkulisiuose girdėdavomės negu scenai partneriai. Tai, būdavo belekas, man dabar net sunku įvardinti kažkokius nutikimus, bet, mes draskydavomės. Jau Jurbarkas, jeigu atvažiuoja į festivalį kažkokį jaunimo teatrą, jisai išvažiuos kaip žvaigždė blogąja prasme, žinai, kur ten bus kažkas sulaužyta, bus sugadinta. Jau visi galvodavo, gal nekviečiam Vaivorykštės. Tikrai, aš nebejoju, kad tenai būdavo tokios šnekos, gal Jurbarko nekviečiam, arba skambindavo, žiūrėkit, jūs ta karta išėjo ar dar yra, žinai, gal jau kita bus. Arnas pagrindinį vaidina ar kulisus. Tai jo, tas būdavo, tai, bet smagu. Bet buvo geras laikas, aš kaip kai atsimenu dabar, tai daug nesąmonių pridarėm, bet buvo labai geras laikas, žiauriai. Palauk, kas tada buvo prezidentas? Adamkus koks? O, bliamba, geras klausimas, ką žinau, kas buvo prezidentas tuo metu. Žodžiu, žinai, kaip vyresni žmonės, sako, prie Adamkus tai buvo. Tu galėtum sakyti, prie Adamkus buvo gerai. Gerai buvo, tikrai gerai buvo. Kaip sužinojai apie akademiją, kaip sugalvojai įstoti? Netikėtai, absoliučiai. Aš kažkaip labai ilgą laiką galvojau, kad aktorinis, apskritai visas šitas teatro menas, tai yra kaip hobis. Tai nėra tikra profesija. Nes kažkaip aš užaugau, tėtis ten policininkas buvo, paskui pasienietis, mama irgi, čia verslininkas skaitosi. Ir aš galvoju, kad ne, čia nėra tas, čia yra tikrosios profesijos, mokytojas, gaisrininkas, ten dar kažkas, čia. Ir aktorinis tai yra užsiėmimas, laisvalaikis ir taip toliau. Ir kažkaip netikėtai man irgi, man atrodo, ta pati Birutė, gal ne Birutė, gal anksčiau ta kita mokytoja, pasakė, kad yra akademija, yra muzikos teatro akademija, kad yra aktoriaus specialybė, tu gali studijuoti ją ir taip toliau. Ir man tada toks įsijungia, kur, geras, man tai patinka daryti, tai mano hobis ir tai galėtų tapti darbu. Tipo, žiauri, nice. Ir kažkaip tikslingai pradėjau to siekti ir susiradau stojamuosius. Tuo metu, kai aš jau stojau, kažkoks Gintaras Varnas, neįsivaizduoju, kas jis toks, žinau tik tai Koršnovą iš kažkur, kad yra toks Koršnovas. Bet Varnas, tai Varnas, ką darysi, reikia stoti. Tai taip ir atsiradau toje akademijoje. Absoliučiai visiškai apie nieko nežinodamas aš stojau. Ir nieko nežinodamas apie Lietuvos režisierius. Bet jūs, kai važinėdavote į festivalius su Vaivorykšte, nebūdavo normalių, kaip čia pavadinti, profesionalių spektaklių? Būdavo, aš jau tuo metu jau žinau, kad čia aktoriai, kad čia yra profesija kažkokia, bet niekada nesidomėdavai, kas čia tokie. Nesidomėjai, kas čia per režisierius, kas čia per pastatymas, kas čia per aktoriai, netgi tu žinojai aktorius tik tuos, kuriuos rodydavo per teleką. Kaime taip ir buvo, tu tik teleką matydavai. Ir aš netgi atsimenu ir į Domino spektaklius eidavau, nes Jurbarką atvažiuodavo Domino teatras, tai ten ir žiūrėjau Šapro spektaklius ir tos pačius striptizo realius matęs. Ir kažkaip pirmiausiai aš turbūt to ir siekiau. Eiti į teleką. Nes apie teatrą tu nieko nežinojai, tik tai tiek, kad tu pats vaidini kažkam mokyklos teatriukį. Bet ir kai atėjau į akademiją, kai įstojau, kažkaip viskas pasikeitė galvoje. Tu supranti, kad čia nėra tik hi-hi-ha-ha scena ir ten tipo lengvi vaidmenukai, bele kaip ir bele ką. Yra sunkus ir ilgas procesas, daug darbo, daug pagrindų reikia išmokti, amatą įgyti gerą. Bet man tas patiko. Gerai, perėjom, žiūrėk jau prie akademijos, tau blitz klausimai apie profesiją. Žinai, kas yra blitz klausimai? Greitai atsakyti? Taip, šaunuolis. Blitz, važiuojam. Kas yra geras režisierius? Manau, kad tas, kuris randa labai bendrą ir gerą kalbą su aktorium. Kas yra geras scenos partneris? Tas, kuris mato tavo akis ir sugeba partneriauti čia ir dabar. Kas yra gera pjesė? Kai paliečia patį tave, kai tu perskaitai pjesę ir galvoji, šitas mane liečia ir čia yra gera pjesė. Kas yra geras žiūrovas? Tas, kuris nuoširdžiai tave įvertina visą procesą ir jam kažkas sukirba viduje. Ar lengva vaidinti meilės scenas? Ne. Ar lengva vaidinti liūdnas scenas, verkti? Ne, irgi nemanau. Nėra lengva vaidinti šiaip. Ačiū. Kitas klausimas iš tavo vieno kolegos, galės irgi atspėti, kas čia tau jį uždavė. Išduok paslaptį. Kokią techniką naudoji? Kaip įmanoma mušant lauko teniso kamuoliuką golfo lazda išdaužti 2 kamerų stiklo paketą? Arba Lauris? Laurinas? Ne. Ne Laurinas? Ne. Julius? Ne. Gildas?
Ne. Blemba. Čia Dalius užduoda tau šitą Čia klausimą. Dalius užduoda. Kažkaip netikėjau, kad Dalius gali užduoti. Kaip, gerai, ten buvo, ten su Laurinu mes kažkaip tai mušinėjom. Ne su Laurinu, su ko aš ten? Su kažkuo, jau nebeatsimenu. Teniso kamoliuką Ten yra- su golfo lazda. Taip, mes turėjom tiesiog spektaklį Titas ir ten, idėja buvo, kad ten tenisininkai ir golfo žaidėjai susitinka, ten dvi šeimos ir taip toliau. Ir mes turėjom tų golfo lazdų ir teniso kamuoliukų, tuos minkštus. Ir per pertraukėlės, aš kai nerūkau, aš mušinėjau, ten treniruojusi, kažką bandausi, nes mes turėjom kaip tik paskaitą golfo laukuose apie golfą. Mušinėjau, ten siena tokia, šitą sieną, kamuoliukas atsimuša, jis minkštas. Ir kažkaip, gerai, sakau, vieną paskutinį tokį gerą užkabinsiu ir tiesiai menų spaustės langą ir pasipylė stiklais tik tai. Nuo to kamuoliuko, matyt, labai geras smūgį užkabinau. Geras. Bet ten tikrai buvo geras toks, kur aš jau iš peties tokį. Bet rezultate aš galiu pasakyti, kai mus mokino, kaip reikia mušt, tas smūgis buvo būtent toks profesionalus, kaip reikia kūno. O kas jūs mokino? Aš nebeatsimenu nei vardo, nei ką, bet golfo žaidėjas, jo, profesionalas. Šiaip dabar labai populiarėja golfas. Jo, aš pastebėjau daug pažįstamų. Ir nebrangu, žinai, kaip sako, brangus golfas. Ne, jeigu taip savo, bet pažaist, nėra tai brangu tikrai. Aš kažkaip galvoju, kad čia, su kiek pinigų reikia. Ne, gali varyti padaužytos kamuoliukus. Man atrodo, sporto klube brangiau. Gali būti. Akademija. Kaip atsimeni tą laiką akademijai? Jis, kaip sakai, pakeitė tavo mąstymą apie teatrą. Jo, pakeitė. Kaip aš jį atsimenu? Aš manau, kad daugumai tų, kurie atvažiuoja iš mažesnių miestelių, tame tarpe ir man, tai būna visiškai apvertimas suvokimo. Nes ką mes matom, taip pat sakai, telika, labai daug teliko. Mes nematom teatro tiek daug, nebent tėvai kažkokie jau visai išprotėjai ir vežioja į spektaklius. Bet šiaip, tu gyveni ten, darai kažką lauke ir... Aš atsimenu akademiją. Man vien tas, kad aš gyvenau akademiją, toks man pojūtis, kur tu nuolat, kiekvieną dieną. Ir mes dar plus Varnas turėjo režisierių kursą. Mes buvom aktoriai ir tie režisieriai su mumis darė, ką nori. Pastatė spektaklius, mes su jais dirbom. Jūs buvot jaunesni metais. Jo. Varnas surinko pirmiausia režisierius, paskui aktorius po metų. Tai tu turi paskaitas pas dėstytojus, teorinė dalis, paskui visos scenos kalbos, judesys, tas specialybės paskaita. Ir negana to, kai turi visus laisvus laikus tarp paskaitų, tu eini pas tos režisierius repetuoti. Ir tarkim, išliko 4 režisieriai, tie pagrindiniai, tai tarkim savaitgalis būdavo suplanuotas taip, kad 6 valandas vienas režisierius vieną dieną, kitas režisierius 6 valandas ir paskui sekmadienį vėl po 6 valandas pasidalinti tie likusieji 2. Ir jeigu tu vaidini pas visus, tu pas visus ir tupi ir nuolat, tiesiog tu nuolat būni akademijai. Ir baisiausia tai būdavo žiemą, kad tu atsikeli naktį, tamsoj, išeini akadę, ten langų nėra, tu nerūkai, aš į lauką neįdavau beveik. Ir išeini naktį iš akademijos, vis laik tamsoj. Tai toks įspūdis, šiaip prisiminus. O šiaip tai pakeitė tą mąstymą labai stipriai ir netgi kažkaip sustiprino gal tą norą vaidinti. Kai kuriem būna, kad atmeta juos. O man kaip tik sustiprino, nes man buvo beproto įdomu visą tai. Ir Varnas labai džiaugiuosi, kad mums papuolė visgi, nes jis labai stengiasi studentams duoti viską. Tikrai kiekvieną paskaitą būdavo, kiekvieną dieną mes Varną matydavom. Dėl to labai džiaugiuosi. Ir jis labai tiksliai kažkaip sugebėjo išmokinti mus ir papasakoti, ir duotą amatą aktoriaus, ir kas tas aktorinis, kas ta režisūra, kas tie spektakliai, kas tas Šekspyras. Apie Šekspyrą iš vis yra nerealu, ką jisai šneka. Tai aš visada labai su dideliu žingeidumu ėjau į paskaitas, bet aišku, nuovargio ir mąstymo, kad ne, čia ne man, aš mesiu viską, irgi būdavo. Bet įsivažiavus akademiją, aš supratau, kad tą, ką mes darėm mokyklos teatre, ten kultūrkės teatre, tai yra tiesiog tekstas ir tu scenai, kaip ir minėjau. Ten nieko nebuvo. Nei kiek neprisiliesta prie profesionalaus teatro. Kažkiek iš dalies tu irgi galvodavai, čia kažkokie personažai, bet tu nedarai to
pro. Bet iš kitos pusės gal tuo metu tu laisvesnis buvai. Tai. Ką kalbėjom apie improvizaciją, ne? Nes tas nieks nekritikavo, tu darai taip, kaip tau atrodo. O čia dabar atsiranda kažkokios taisyklės, kad tu turi kažkaip sukurti vaidmenį pagal taisyklės. Kažkokias. Nu, žodžiu, jo, yra ir plius, ir minus, ir viskas va taip susipina, bet rezultate man labai patiko. Ar darbas su Varno akademijoje ir darbas su Varno teatre skiriasi? Jo, skiriasi. Tu akademijos esi jo vaikas. Ir jis tave auklėja. Jis tave augina, jis bando suformuoti gerą aktorių ir, drožia tave kartais. Ir labai teisingai, tikslingai drožia, kad tu suprastum, kas yra tikrai geras teatras, kokybiškas. O kai tu esi jau teatre, tu su tavim dirba jau kaip režisierius su aktorium. Ir atsiranda kažkaip kitas kažkoks santykis. Tada jisai žino, kad tu jau žinai, ką reikia daryti. Jau praėjai tuos pagrindus aktorinio. Tu irgi įvertini kaip ne kurso vadovą, kuris ten tave baus už tai, kad tu netėjai į repeticiją, nes turi kitur spektaklį. Tada atsiranda toksai, kolegiškas santykis labai. Ir daug švelnesnis iš tikrųjų. Tai skiriasi. Aišku, jeigu tenai nesuvaidini kažko, aš turėjau vieną kartą labai tokį liūdną įvykį su Varna. Tai jeigu trumpai pasakant, aš atėjau į Kauno teatrą vaidinti, į etatą jau. Ir kaip tik tuo metu iškart Varnas statė spektaklį. Ir pakvietė mane vaidinti ir aš vaidinau ten tokį, nežinau, ten aš vieną sakinį turėjau spektaklį, aš turėjau ateiti kažkaip į sceną, pranešti žinią kažkokį ir išeiti, viskas. Natanas Išmintingasis vadintas spektaklis. O pagrindinį vaidmenį vaidino Anužis, Vainius, Sodeika ir ten, dar tokių didesnių vaidmenų ten buvo. Ir nežinau, kas atsitiko, bet jau prieš pat premjerą, ten kažkur 1,5 savaitės ar savaitę laiko iki jau repeticijų scenoje, Vainius kažką susipyko su Varnu ar kažkur, ar negalėjo dalyvauti repeticijoje, ar išvažiavo gastrolės. Kažkas įvyko tokio, kad Varnas baisiai užpyko, kad negali repetuoti spektaklio per Vainių, ar kažkas tokio buvo, aš nežinau detalių. Ir jis skambino vakare man Varnas, ar ne viskas, tu esi tamplierius, vaidinsi vietoj Vainiaus, tu dubliuosiesi su juo. Ir aš toks, blemba, čia didelis vaidmuo, čia kaip, ne, čia Anužis, čia visi aplinkui, aš dar toks tik šakadės. Bet man buvo toksai, kad čia Varnas skambino, reikia sutikti, žinai, gerai, sakau, jo, davai darom. Tai jis mane pasikvietė, pradėjom repetuoti. Vainius, aišku, irgi nepatenkintas, galbūt, kad dublį gavo, žinai, tai... Ir pradėjom repeticijas. Ir tuo metu ir Vainius buvo, aš kažkaip mokinausi dar tekstą, man reikėjo greitai išmokti monologus ir taip toliau. Ir vieną dieną prieš pat jau einant į didžiąją sceną, buvo paskutinė generalinė repeticija repeticijų salėje. Ir mes su Vainium kažkaip suskambinam, ar susirašom ir kažkaip nesusišnekėjom matyt. Aš sakau, Vainiau, tu būsi tą repeticiją, nesakau, aš dar monologų nemoku, čia aš negaliu eiti į sceną, tikrai. Jo, aš būsiu, viskas tvarkoja, viskas ok. Ir nežinau, kas įvyko, gal ne taip vienas kitą supratom. Aš atvarau į tą generalinę, visi jau ruošiasi, jau čia kažką apsirengę, aš toks sėdžiu kampe su tuo tekstu, mokinuosi, laukiu, kada čia pradės. Ir sako man Varnas, ką, visi? Arnai, ruošiamės, varom, einam, dirbam. Sakau, o tai Vainius? Ne, Vainius šiandien sako, nėra. Ir tada po tos repeticijos tiesiog, man buvo labai blogai. Aš nebegalvau nei kaip vaidinti, nei ką aš galvau, kaip prisiminti tekstą, prisiminti mizanscenas, kurių nebuvau dar atšlifavęs. Ir po visko Varnas man ten prie visų gerą tokią atvarė. Nemačiau dar taip Arno blogai vaidinančio, nesąmonės darai, ir taip toliau, man ten buvo belekai šikna. Ir man tada kažkas atsitiko, kad, užsiblokavau žiauriai. Tada Vainius varė į visas repkes. Ir jeigu reikia vaidinti, tai tik Vainius, aš toks kampė sėdžiu, niekada į sceną neinu. Ir jau prieš pat premjerą mes kažkaip su Anužiu į Vilnių važinėdavom. Sako, Anužis, o tu vaidinsi tą tamplierių, ar nevaidinsi? Sako, lyg vaidinsiu, aš lyg dubliuosiu. Ir jau 3 dienos iki premjeros, ar kiek ten liko, aš sakau Varnui, o tai gal galiu ir aš pavaidinti jau? Oi, tiksliai. Ir man toksai, eina šikti, ir aš išėjau į premjerą. Jo, išėjau, tai... Po šiai dienai man tas spektaklis yra kažkoks, kur, neperlipusęs. Kažkoks blokas yra, aš nežinau kaip vaidinti. Vaidinam labai retai, aš pats vaidinau jau prieš kokius 3 metus šitą spektaklį, nes Vainius visą laiką vaidina, aš net specialiai kartais Vainius sakau, Vainiau, gal tu gali? Jo, galiu paimsiu. Tai aš jau tikiuosi, kad man ir baigėsi jisai. Kažkaip susitarsiu, kad tik Vainius ir liktų. Bet čia ne pirmas tavo šitas vaidmuo Šiaip... profesionaliam teatre. Ne, pirmas buvo mano, tai irgi Varno nacionaliniam čia Vilniaus teatre, Oidipo mitas, jisai statė ir paėmė kelis studentus vaidinti. Tai va ten buvo pirmas.
Bet labai fainas, nes aplink, žinai, tave pro aktoriai visi ir nacionalinio teatro didžioji scena iš karto to aukščiausią lygį. Tai buvo nice, tai irgi fainai. Tai tiek. Tai tiek. Bet šitą, ar galim padaryti pauzę į tuliką? Varyk. Taigi grįžtam pro minutės pertraukas į eterį. Vandens pertraukėlė, kaip dabar sako. Labai dažnai akademijų tarp kursiokų būna romanų. Kai kurie net baigęs vedybom, nerodom pirštais į nieką. Kaip pas jūs buvo kurse? O žinok, pas mus buvo gal mažiausiai tokių dalykų. Aš kaip paklausydavau šalia kursai, kurie būdavo ten visi su visais persipinę. Ten jau kraujomaiša kokia, nežinau. Bet... tai ne, pas mus nebuvo kažkaip. Aš nežinau, kažkaip mūsų kursas iš dalies toks konkurencingas buvo labai. Nu taip, visi vieni kitus kažkaip stengdavo, žinai, geriau kažką padaryti arba ten gauti geresnį vaidmenį ir taip toliau. Ir plus mūsų buvo 5 bičai ir 3 panos kurse. Buvo tų romanių. Mažas kursas. Mažas, 8. Jūs labiausiai neapsimokėjęs kursas akademijos. Mūsų įstojo 16. Nu jo. Likom Bet vis tiek 8. Mažai. Tai buvo ten, va, Adomas Jasiukėnas su Dovilė Kondrataitė padraugavo. Ir viskas. Jo, ir kurse viskas, daugiau niekas su nieko nedraugavo per visus 4 metus. Tai nebuvo, žinok, jokių romanų. Gal romanai labiau būdavo su kitų kursų žmonėm, bet kas liečia būtent mūsų kursą, ne. Tai jūs labai šeimyniškas kursas. Nežinau, žinok, man sunku pasakyti, visko buvo tenai. Visko, net muštynių buvo. Ten iki tokio lygio kartais. Bet čia vienas atvejis čia buvo, vienas atvejis. Dėl ko mušėtės? Ten, nesupyks nei Adomas, tikiuosi, nei Aurimas, bet kažkaip ten tarp jų konfliktėlis buvo, kažkaip ten repetavo, vienas nenorėjo repetuoti, rodė charakterį, kitas norėjo repetuoti, kitas įžeidė jo draugę, Dovilę Kondrataitę, tas supyko, tas puolė, tas nustūmė, tie pargriuvo, mes išskyrėm. Nu, ten, vat, toks buvo įvykėlis. Tai kažkaip susikūrė ta konkurencija, aš nežinau kodėl. Gal truputėlį ir dėstytojai turėjo tokį požiūrį, kad nu, jūs čia viens turit geriau pavaryti, jūs pažiūrit ir turit geresnį būt varyti, kažką daryti. Gal tas išugdė tokią konkurenciją. Nežinau, nes po šiai dienai kažkaip ne visi mes taip bendraujam kartu, kad būtų, kursas susitinkam. Ne, vienetai, žinai, su kai kuriais, pavyzdžiui, aš turiu spektaklius su Gyčiu Laskovu nemažai, su Baliu Ivanausku, tai mes taip ir bendraujam. Bet kad susitikt su kitais, su kuriais tu nedirbit, iš vis net nesusirašom. O yra, pavyzdžiui, skirtumas vaidinti su kursiokais ir su kitais kolegom? Ar irgi neišsivystė toks, kad kursiokai, pavarysim? Žinok, nežinau net kaip pasakyti. Gal tai spektaklio dalykas, nes mes turim pagalvinį, grinai, bet kursiokų toks darbas. Tai va čia būna tas, kur sustinka kursiokai ir pavarom pagalvinį, toks mūsų bakalaurinis darbas. Bet kai dabar sustinki scenoj, nežinau, negalėčiau atskirti, kad va čia su kursioku aš vaidinu, čia su kitu partneriu. Netgi sakyčiau, kai kuriais atvejais aš su kitais partneriais daug tvirčiau jaučiuosi ir fainiau scenai negu su kursiokais kai kuriais, bet čia nenumenkinant nieko. Čia ir nuo vaidmens priklauso turbūt, žinai. Tai įvairiai, negaliu pasakyti, kad sutinki kursiokai ir tai bus čia geras darbas. Matyt, nesulipo mes taip. Kaip tu keliais žodžiais apibūdintum laiką dramos studijoj, mokyklos laikais ir jau tą laiką teatre, kai pradėjai vaidinti po akademijos? Nu, būrelis man buvo toksai, kur fainas laikas, geras laikas, laisvalaikis, pramoga, atsipūtimas nuo visko, nuo visų ten pamokų ir taip toliau kontrolinių. Tiesiog su chebra pabūt scenai, tave įvertina, ploja už beleką, ką tu be padarytum. Nu, toks visiškai fun. O kas liečia tą pro sceną, tai yra darbas. Ir ne visada tau ten linksma nueit. Būna ir liūdnų dienų, kai nesinori eit, neišeina, neina vaidint, nesivaidina, o reikia. Daugiau atsakomybių gal. Ir kai tu supranti, kad čia
nėra fan, čia yra tavo profesija. Retkarčiais tik tai būna tie fan dalykai. Tai va gal taip pakeičiu, bet ta meilė, tai jinai vis tiek išlikus. Bet kas sieja abi tas pusės, tai turbūt ta meilė. Tas noras būti tenai. Tik tai tiek, kad vienoj pusėje buvo visada faina, o kitoj ne visada. Kartais eini sukandęs dantis, kartais keliesi iš lovos ir galvoji, blem, šiandien vakarė spektaklis. Nenoriu šiandien. Arba eini į sceną ir sakai, blem. Taip. Eini ir toks tik nuo tos sofikas pakilęs. Nu gerai, kažkaip prasibūdint, davai eina. Jo. Gerai, pereinam prie linksmų dalykų. Su Džiugu kažkada užsinorėjot kokteilio White Russian. Ir kuo baigė šito kokteilio ieškojimas, atsimeni? Ieškojimas? Jo. Man pasako, kad jūs ieškojot ir niekur neradot. Ir tada tu pasiėmei kažkokį kitą kokteilį. Arba aš neprisimenu, nes buvau labai geros formos. Būtent šito momento, blem, nežinau. Tada pasiėmei kažkokį kavos likerio kažkokį kokteilį, kuris yra daug stipresnis. Ai, žinau, čia tada apie ką maždaug eina kalba. Jo, kažkaip mes su Džiugu per filmavimą pakalbėjom apie White Russian ir jis taip skaniai papasakojo šitą dalyką. Jis taip, aš stoviu filmavimą ir galvoju, dabar duotų tą White Russian, aš taip išgerčiau skaniai. Ir jo, ir aš tada Džiugo paklausiau, kaip tu darai, ir jisai man ten papasakojo, čia reikia kavos likerio tokio, čia būtina grietinėlės tiek įpilk, čia riebesnė įpilk, nes bus skaniau, čia ten absoliuto dar įpilk, vodkės biški, čia. Ir jo, ir aš tada grįžau namo, kai sakau, viską susipirksiu, pasidarysiu tą kokteilį ir atsigersiu. Ir kadangi aš negavau to likerio kavos, kokio reikia, ten kahula ir kahula kažkoksai, negavau, kažkaip neradau parduotuvį ir žiūriu toksai moka. Likeris paskutiniai lentynai, žinai. Jis daug stipresnis, jis toks spiritinis visiškai kavos likeris. Tai mes jo darėmės. Aš pasidariau namie šitą kokteilį ir Džiugui pasiūliau. Ir mes kažkur druskininkas lygtais nupirkom. Jau kai kartu buvom ir kartu darėmės kokteilį, nupirkom tą stipresnį. Tai tiesiog gausi White Russianas, bet toksai spiritinis toksai. Trigubai stipresnis. Trigubai stipresnis ir toks, kur geri atrodo degtinė, šiek tiek kavos pupelių skonio su pienu kažkokiu. Net man atrodo sutraukdavau biškai tą pieną, nes labai jau stiprus buvo. Wow. Džiugas sakė, kad nuo to kokteilio pradėjo storėti. Tai čia vienareikšmiškai, tai vajas. Nuo to kokteilio ten grietinėlė, kiek ten, 3-6%. O grietinėlės reikia normaliai pilti. Ir jie labai skaniai geris, žiauriai skaniai. Ir porą tokių ir ten kalorijų bomba, aš nežinau, vienas kokteilis kokie 500 gal. Jeigu nedaugiau. Jeigu nedaugiau. Dienos norma. Visiškai. Nu jo, daug nepagerės tokių. Aš kažkaip, kai tuo metu Džiugas papasakojo, aš visai išsikabinau, aš vakarais mėgdavausi gerti, bet lygiai pajutau tą patį, kad Džiugas, aš toks sunkesnis, sunku vaikščiasi pasidaro. Spuogai, beria. Tai nutraukiau. Dabar tik kartais pasimėgau į to. Filmavotės Egipte. Pradėjot net serialą, ne? Nuo to prasidėjo. Ir net filmavos lietuviai, kurie atostogavo ten. Buvo keistesnių tokių, arba kurie trukdė? Ką trukdytų nebuvo. Man atrodo, daugiau mes trukdėm polisiaut žmonėm su savo visais vakarėliais ir vakarėlių lėktuve, tarkim. Ten buvo labai įdomių tokių dalykėlių, kur susitiko hebra. Susitiko tokia gera hebra, sakyčiau, ir išvarė filmuotis. Tai jau kelionė į ten buvo, ne? Ten jau buvo, žinok, tokia, kur labai linksma kelionė, aš nesitikėjau šito. Aš žinau, kad važiuoju su fainu kolektyvu, bet kad bus taip užbaliavota gerai, nesitikėjau. Jūs skridot savaitį ar daugiau? Savaitį, ja. Savaitį laiko mes ten buvom, 4 dienas filmavom lygtais. Nes reikėjo išsiblaivyti. Reikėjo išsiblaivyti, štai. Ne, gerai buvom, lėktuvė jau mes ten užsukom vakarėlį gerą, ten vienoje vietoje beveik visi sėdėjom, tai jau ten vos ne iki šokių lėktuvė, žinai. Ir man atrodo, tie visi polisiautojai, jie galvoja greičiau nusileistas lėktuvas ir greičiau aš jų nematyčiau iš tų žmonių, nes ir garso buvo, visko buvo ir kas juokingiausia, visa istorija man pati juokingiausia yra tai, kad mes jau su lėktuvu varom, visi tie pavargę, naktį skrydį, žinai. Atskridom į oro uostą ir kadangi vežėmės ir tas kameras, ir garsų, visą ten tą aparatūrą, mikrofoną ir taip toliau, mus labai užlaikė patikroje Egipte, nes ten viską iki smulkmenų, jo, dėl garso. Iki kiekvieno mikrofoniuką ten ištraukė, aiškinasi, kodėl čia įvežamės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mus visus patikrino ir garsistas liko ten, nežinau, jis kiek vėlau, 10 minučių gal ten tikrino, dar ilgiau. Jau visi lietuviai sėdė autikė, mes visi sėdim laukiam.
Jie nervuoti, jie lipa iš to autobusų, vis klaus, tai mes važiuosim ar nevažiuosim, gali plyti į autobusą, negalim, nes laukiam dar vieno žmogaus ir visi tokie. Jau naktis, jau tenai, man atrodo, 4 ryto, gal jau visi miegot nori, visi užsimiegoja tokie. Niekas negali važiuoti, visi laukiam, mes laukia balevojam toliau. Vakarėlis, žvengiam. Ir tu žinai, kaip erzina, tu sėdė autikę, tu nori važiuoti viešbutį ilsėtis ir tu matai, kaip laukia ten hebra tūsina, nes laukia dar vienas žmogus. Iš karto atrodo, kad dėl jų, taigi ir nevažiuoja. Taip, nes jie tūsin turi dabar laukia, žinai. Niekas nepagalvoja, kad ten kažką užlaikė. O mums nuotaika gera, mes visi šilti. Ir juokinga tai, kad, galų gale mes ten įlipom į tą autobusą, bet eiti per tą tarp sėdinių, žinai, tą kelią iki galo, nes mums vietos gale tik tai liko. Tai buvo toks kaip walk of shame, žinai. Visi tai žvelgia, man taip gėda buvo, aš nežinau. Aš einu su tais daiktais už tas kuprinės pasislėpęs į tą galą atsisėdo. Ir gerai, važiuojame tos viešbučius, išvežiojo visus. Ir ganėtinai didelis kiekis lietuvių pasiliko būtent tam pačiam viešbutį. Ir okei, mes stovim prie recepcijos. Kažkaip sunkiai ten viskas dirba naktį. Didžiulį lietuvių eilė, ten vienien lagaminų miega, mes toliau balevojam. Ir mums reiktų kambarių ir mes pačiam eilės gale, žinai, stovim. Jau galvom, leidžiam jiems šitą. Bet kažkaip pabodo laukt. Tai reikėjo užpildyti ten tokius blankus iš anksto. Tai mes nuėjom paprašyti, kažkas iš mūsų komandos nuėjo prie eilės pradžią, sako, duokit mums tos blankus, mes kol visi dais, mes užpildysim, nereikės paskui pildyti. Jo, sako, kas jūs tokie čia, sako, mes čia filmuot atvažiavom ir ta recepcija. Čia jūs filmuot atvažiavote, jis uždarė tą recepciją, visi žmonės toliau eilėje stovi. Ir supranti, ir ateina prie mūsų, prašom, čia sako visi. Okei, einam. Ir ten tokios didžiulės duris ir užžyta VIP. Ir jos atsidaro, ir ten su kokteiliai žmonės stovi, laukia, tipo pasitinka su vaišiu. Ir mes visi tenai nuėjom, ir tie žmonės, būtum akis matęs tų žmonių. Jie taip nulydėjo mus, kad viską mus aptarnavo, recepciją uždarė. Ten davė davė kokteilių, davė maisto, visko tenai buvo. Mums išdalino kambarius iš karto tenai vietai. Mes pirmi tos kambarius išsivaišėm ir tik tada tos lietuvius aptarnavo. Čia žvaigždžių gyvenimas. Tai čia buvo, žinok. Ten gal buvo recepcijai kažkoks vienas žmogus, kuris, žinai, ten tvarkėsi su tais lietuviais, kitais likusiais. Bet jų buvo daugiau, bet visi nuėjo pas mus, kad ten mums greičiau leis. Nes kažkaip jie galvojo, kad čia jeigu atvažiuoja filmuot, tai čia Hollywoodas atvaro. Ten mūsų net klausė, žiūrėkit čia, kiek jūs čia followerių turit Instagram, gal galite papostinti, kad viešbutį čia gyvenat mūsų. Jo, galim. Tik kas čia turi, sako, Džiugas čia pas mus, žinomas veidas. Atidaro Instagramą tuo metu, kažkaip aš Džiugą, 500 followerių. Ten dar kažko, jie tikėjo, žinai, kad tenai bus milijoninės minios. Bet nieko, buvo faina, šiaip tikrai pasijautėm tokia. Cool, fine, VIP. O atsimeni, kai reikėjo nardymo kažkokias scenas vaidinti? Jo. Kuo baigės ten viskas? Man tai buvo viskas gerai nardymo scenose. Džiugas pametė lastą savo. O šiaip juokinga tai, kad Ilona, kuri vaidina, jinai niekada jinai plauk nemoka. O mes filmavom būtent tą dieną, kai buvo didžiulis vėjas ir didžiulės bangos. Niekam neleidom maudytis, ir raudona vėliava iškelta, bet mums reikia nufilmuoti. Tai mes lipom į vandenį, aš Iloną laikiau už rankų, kad jinai plūduriuotų, ir jinai su lemenė buvo, jos lyg su lemenė. Gabija irgi filmavosi, jinai kažkaip plaukt moka, bet jinai šiaip jūros, vandens bijo kažkaip, kai baimė yra dar kai gilu. O mes su Džiu kažkaip, nežinau, nebuvo jokių baimių, tipo viskas okei. Bet juokingiausia tai, kad aš Iloną laikiau už tų rankų ir mes nardėm su tom kaukiam tokiam, žinai, snorklinom. Ir aš matau, kad Ilonai viskas gerai, jinai kažkaip laukia, ten laikosi ant to vandens ir aš Ilonai sakau, aš tave paleisiu. O jinai viską girdi, bet jinai kaukia po vandenį ir jinai rėkia, nepaleisk, kartai prašau, malok, blėt, nepaleisk. Ir jinai man nieko neatsako, lyg, žinai, aš negirdžiu. Aš tave paleisiu ir bandau atkabinti ranką, o jos nagai sulindė tiesiog mane. Tai tu sakyk kažką ir aš bandau plėšti ranką, kad taip, pabūk viena, biškai paplūduriuok. O jai panika, jinai rėkia į tą kaukę, aš nieko negirdžiu. Piliuoju, ar nepaleisk. Tai buvo tas linksmas, žinai, ir šiaip man buvo žavu, kad Ilona nemokėdama plaukt, visiškai nemokėdama, lindo į jūrą, tipo, į gilę jūrą, nardė, tai man buvo toksai, maladėt, važiuok, ką dėl vaidmens nepadary žmogus, žinai. Tai va, šiaip buvo linksma ir matyt, žinai, mes vis laik šilti buvom, dėl to ir nebaisu tas vanduo. Išneša vis tiek į paviršių. Vis tiek, žlio, ten šiaip pakankamai surus vanduo, tai ten gali tikrai plūduriuoti be lemenės. Kodėl nebenorėtum vaidinti mono spektaklyje?
Per sunku man dar. Nežinau, gal dar reikia daugiau patirties. Nežinau, man tas gal netinkamas monospektaklis, gal netinkama mintis buvo režisūrinis gal sprendimas, nes aš prieš statant tą spektaklį, tuo metu, kai stačiau, jau pažiūrėti keletą kitų monospektaklių. Tai monospektaklį tu turi publiką ir tu su jie bendrauji. Ir kiek aš mačiau monospektaklį, vis tiek žmogus veikiantis scenai, jis kažkaip mato žiūrovais, jį kreipiasi, jam žiūri akis ir taip toliau. Jis bendrauja su juo, nors ir be atsako. Bet jis turi žiūrovą. O čia aš neturėjau nieko, aš turėjau telefoną. Ir netgi mintis ir buvo režisieriaus, kad nesueitų, kad nebūtų jokio kontaktų su žiūrovu, nei kartų. Kad aš visą laiką telefone. Nėra ten grindys, nežinau, lubos kažkur į tolį. Kad žiūrovų nėra, kad aš esu vienas kambarį ir bendrauju su tėvo telefonu. Ir jo, atrodė žavi idėja, viskas bus fainai. Bet, ne, aš ten buvau visiškai vienas. Šiaip monospektaklis yra vienam aktoriui. Yra sunku neturėti partnerio scenoje, nes aš šiaip iš tų aktorių, kur man reikia partnerio, būtinai. Man visai kitaip vaidinasi. Ir čia vėl iššūkis buvo, kad aš vienas ir dar plus aš neturiu net žiūrovų. Mhm. Tai, man buvo žiauriai sunku tiesiog. Ir pats spektaklis jis nėra lengvas. Jisai sunkus, Kafkos, ten tas skambutis tėvų, ten daug tokios gilios depresijos ir taip toliau. Tai pavargau šį vaidinti. Man kiekvieną kartą, kai žinau, kad jį reiks vaidinti, man toks būdavo, kur, nežinau, lauždau kaulus net, kaip gripas koks, nežinau, man labai. Kiek kartų suvaidinai? Bijau sumeluoti, nežinau, aš 2 metus, man atrodo, vaidinau, tai gal bus kokie, į mėnesį kartą tai tikrai, kartais net 2. Tai ką žinau, iki 50 gal. Tai žiūrovas ateidavo į tave pažiūrėti pro rakto skylutę, ale. Realiai, jo. Ir tas sunku būdavo. Tikrai, man atrodo, jeigu aš būčiau tą tėvą ėmęs kaip žiūrovą ir bendravęs, nes, žinai, laiškas tėvo, tai jis vis laik kreipiasi į tėvą. Tai gal būtų kitaip, galbūt net lengviau, galbūt fainiau, nes tu matytum žmonių akis kažkaip, tu suprastum, kad jas klauso, norėtum gal net ir labiau papasakot. O kai tu esi tik su telefonu ir su grindim ar ten lubom, man buvo sunku labai. Nežinau, nes ir pats turi spektaklį, mes kažkada šnekėjom. Tu irgi su publika, neturi? Jo, aš dabar nevaidinu, nedaug aš jį vaidinau, bet aš pasimdavau žiūrovą ir pasisodindavau šalia ir aš su žiūrovu Teisingai, jo. Viską jam pasakodavau. Bet jau partnerį, žinai? Jo, bet sunku, mano spektaklis tikrai sunku. Ypač rimta tema, rimtas spektaklis, draminis, jis pareikalauja labai daug emocinių kažkokių pastangų, kurios tave išsekina neįtikėtinai. Taip. Kur, labai sunku žmogui paaiškinti, nuo ko tu ten pavargsti. Nepaaiškinsi šitą niekaip, paprastam žiūrovui. Bet čia jeigu labai kažko gyvenime bijai ir dėl kažko labai jaudinės, tai faktas, kad tu vakare būsi išsekęs, tai gal va čia kažkas panašaus. Žinai, kad tu turi perlipti per savo kažkokią drąsą didžiulę, nežinau per ką. Bet jaudindavais šiaip? Žiauriai. Netgi prasidėjus spektakliui, aš dar drebėdavau kokias 10 minučių. Bet visada įsivaidinai paskui kažkada? Nebuvo laiko, labai mažai mes įvaidinom, nes ten su erdvė problemos buvo. Bet nuo pat ryto, kur vidurį suka. Tai, kur tu, aišku. Tai tai tu suprasti tada reiškia tikrai. Kaip tau sekės vesti muzikinę kaukę? Ko ten taip stresavai? Stresavau labai, vėl nauja patirtis pradžiai. Nauja patirtis, vėl viskas nauja, viskas baisu, apskritai naujas žanras, kamera, studija, bendravimas su kamera. Baisu buvo, jo. Dar plus šalia manęs stojo, profė, tipo, irgi kur vedus laidų, tiesioginiam eterį. Tai daug atsakomybių užgriuvo. Bet prie profesionalaus žmogaus tu patampi geresniu, visą laiką taip yra. Taip, visada tas yra. Ir aš dėl to džiaugiausi, kad jinai yra šalia, nes žinau, kad ištrauks, kažkas bus, kažkaip patems. Kad, nes man tai yra visiškai absoliučiai naujas dalykas, vest kažką. Tai jo, pirmas laidas buvo labai sunkios, kažkaip daug stres. Tu turi būti fainas, tu turi būti laimingas, bet viduj ten, kaip per mono spektaklį, žinai, verda viskas. Tai, bet kažkaip įsivažiavo. Buvo fainas kolektyvas, kažkaip fainai palaikė, nebuvo, kad kažkaip kritikuotų ir sakytų, čia šūdą darai, kitą laidą susimk. Kuo skiriasi tau, pavyzdžiui, vesti renginį ir vesti laidą?
Bet renginių aš mažai pravedęs. Nu, bet esi vedęs. Esu vedęs. Bet aš vedžiau renginius paskutinį kartą gal ten kokiu nors, nežinau, 12 klasės išleistuvės Jurbarke. Ai, tu šiaip nedirbi kaip renginių vedėjas. Nesu vedęs renginius. Esu ten tokius įmonės renginius vedęs, bet ten yra tai, kad tu pakvieti tiesiog skaitytoją, ten kažką jis paruošęs turi papasakoti ir viskas, tai tik tiek. Bet kaip pramoginį tokį reikalą, tai niekad nevedžiau, tik tai mokyklai. Tai man sunku palyginti, žinai, tuo metu dar nebuvo tas protas tiek išsivystęs turbūt su šitą profesiją, kad galėčiau kažkaip vertinti, bet, sunku palyginti. Ten turbūt yra viskas gyva, nėra teliko, gal daugiau laisvės tose renginiuose, privačiuose, žinai, vestuvės, vakarėliai, taip toliau. Nes man, pavyzdžiui, yra Savickas pasakojęs, kad jam renginius vesti yra daug baisiau negu TV laidą. Sako, aš kai matau kamerą, kai kamerai viskas vyksta, aš sako, įsivaizduoju, kad aš bendrauju su vienu žiūrovu, kuris sėdi ant sofos ir su juo šneku. O renginy į mane žiūri ten 1000, keli tūkstančiai žmonių ir aš turiu juos visus apriepti ir man sunku. Bet sakau, bet teliką žiūri, tai ten 10-100 tūkstančių žmonių, žinai, laidą. Sako, bet aš to nežinau. Aš bendrauju lyg su vienu žmogum sėdinčiu ant sofos. Tai man šitai mintis buvo labai labai įdomi. Bet šiaip yra tiesos tame. Kur tu, žinai, šneki su kamera ir kaip tu negauni atgalinio ryšio. Tu jį pats kaip ir susikuri. Tai ko tada stresuoji, tada atrodo? Žinai, iš šono žiūri. Bet stresuoji. Ko čia stresuoji? Aišku, stresuoji, nes daug atsakomybių. Bet čia gera mintis, nes aš dabar pagalvojau, tu eini į renginį, kur yra daug žmonių, tu eini kaip į spektaklį, kurio nerepetavai. Realiai. Tu žinai gairias kažkokias ir tu žinai, kad bus 300 žmonių, kurie tave vertins iš esmės vis tiek. Gal teisingai. Ir dar kokios vestuvės, tai visą laiką atsiranda tie, kurie nori kažką ant savęs patraukti, žinai. Jeigu groji, tai davai hiperbolę. Būtent, ir tu nežinai, kokias vestuvės papulsi. Tu papulsi kokias, žinai, rimtesnės tokias, kur ten tu ir sveikas gal neišeis, žinai. Iš tos dalies, žinai, tu teliką gali netiesiog nemetri, tu gali klyst. Tu perfilmusi. Taip pat tą pačią sekundę. Bet vis tiek, kadangi tai yra nauja patirtis, man buvo daug streso, aš nesusitvarkiau iš vis, nei su rankom, nei nieko, nei kaip stovėti, nei kur žiūrėti, nei ką kalbėti, nei kaip šypsotis. Tie klausimai atsirado, kur sprendžiau paskui namie, ką čia daryti. Man ir Dainius paskui Kazlauskas atėjo, sako, susitvarkyk su rankom. Sako, tai kur manęs dėti, nes aš laiką taip laikiau jas prieš tai. Sako, nelaikyk taip, sako, kaip kunigėlis atrodo prie kapo duobė, žinai. Tai kur manęs, sako, čia pramoginė laida, taip atsisek švarką, taip į kišenę ranką, dar kažką. Ir aš to pagavau ir ir atpalaiduoja tave, tu kažkaip jauties toks stabilus, bet paskui įsijungiau kažkada prieš pat finalą, jau ten kelias laidas nufilmavau ir kažkaip LNK mačiau pasidalino postą su mano ir Ugnės nuotrauka ir žiūrėjau ten 200 komentarų. O aš niekada gyvenimo komentarų neskaičiau, niekada, tikrai nuoširdžiai sakau. Nebent netyčia ten išpuldavau, kur tu vieną ten komentarą perskaitai kažkokį, bet ir tai nebūdavo apie tave konkrečiai. O čia pirmas atvejis turbūt, kai konkrečiai apie tave yra komentuojama. Ir būtent tie komentarai, ne kažkokie ten normalūs. Ir prasidėjo čia rankos kišenėse, čia iš vis jokios pagarbos telikų, jokios pagarbos žiūrom, jokios pagarbos šalia esančiai Sipariai, kurie nuostabiai veda renginį. Ir man toks buvo, vakar reiškia tie komentarai, kaip žmonės jaučia, žinai, perskaitė. Tai man buvo toksai šokas truputėlį. Ir aš tada pradėjau kažkaip analizuoti, gal čia tikrai blogai, gal čia kažkaip. Kodėl rankos kišenė yra nepagarba žmogui? Šito niekad nesuprasiu. Bet žinai, aš paskui pasižiūrėjau, kas ten komentuoja. Ten komentuoja, vidurkis amžius yra 92 metų. Tai... Amžius vidurkis mirtis. Jo, žinai. Tai paskui pagalvoju, čia, žinai, gal likęs kažkoks nuo senų laikų, nuo sovietmečių. Nes aš paskui specialiai pažiūrėjau Oskaro vedimą, kaip veda Oskarus, paskui Jimmy Fallon šitą laidą. Tiesiog čuvakas net nesuka galvos. Kišenė ranka, kita ranka, taip, kaip nori, taip stovi ir nieks nekritikuoja. Žinai, čia yra ta laisvė turbūt. Ir tada aš kažkaip pagalvojau, kalbėkit, ką jūs norit. Man taip patogu, man taip gerai ir važiuoju. Teisingai. Tavo balsą galim išgirsti ir kino teatruose, rodomuose. Jėzau, Kas yra? Rodomuose. Aš užsirašęs rodumuose. Rodumuose? Žodžiu, kino teatruose rodo filmukus animacinius. Ir tu ten dubliuoji juos. Jo, kurį buvo dubliuoti įdomiausia arba buvo didžiausias iššūkis? Vienareikšmiškai toksai buvo filmukas Žmogus voras.
Spider-Man, kažkaip ten kita visata. Multi-universe. Jo, čia multi-universe, man atrodo, tas naujesnis. Antras. Jau antra dalis, bet yra pirma ta. Into the kažkaip Spider-Verse kažkas. Na, žodžiu, vis tiek visatos. Jo, nu ten tas pats filmukas, tik tai pirma dalis. Tai ten buvo man įdomiausias dalykas, nes iki tol aš garsinau irgi keletą filmukų, bet tokius paprastesnius, kaip čia kaip vadina, mažesnio biudžeto filmukai. Ir čia teko įgarsinti va tokį rimtą pagrindinį vaidmenį, didelio biudžeto. Ir kuo labiausiai džiaugiausi, kad aš garsinau pas režisierių šitą garso aktorių Remigijų Sabulį. Amžinatelis. Ir vau, aš turbūt va to garsinimo meno kažkokio išmokau būtent iš jo. Teko garsinti pas jį, ne? Jisai, aš nežinau, jis man tiek tokių tikslių pastabų davė garsinant, atrodo, jis girdi kiekvieną raidę, kaip pasakyti, ir patarimai tie geri, ir pats filmukas geras buvo šiaip. Žinau, kad jis Oscar, man atrodo, gavo tas filmukas. Šiaip kokybiškas darbas buvo ir jo, paliko didelį įspūdį ir apskritai man tada aš tuo garsinimu dar labiau susižavėjau, kažkaip, wow, galvoju, jėga, ir vis norėjau pas Sabulį garsinti toliau. Bet gaila, taip gavosi ir jo, daug išmokau, turbūt didžiulę patirtį aš ten įgavau ir dabar irgi ne vieną jau pagrindinį vaidmenuką esu įgarsinęs, tai smagu kažkaip atsiminti tą, aš vis laik atsimenu tą Spider-Maną kaip tokią mokyklą, tai čia turbūt smagiausias vaidmuo. O antrą garsinai? Ne, antras iš vis lietuvių kalba neišėjo. Dar neišėjo? Antras net neišeis, jis, man atrodo, titrais tik tai išėjo. Reiškia, nenusisekęs. Gal nenusisekęs. Bet čia kažkaip po pandemijos, aš klausiau Hebros, kai išėjo, aš pamačiau trailerį ir galvoju, gal antrą dalį pagarsinti teks. Tai kažkaip sakė, ta pandemijos, tai biškis su šiko reikalas neapsimokėjo, kažkas ten va tokio buvo. Bet antras dabar išėjo, ne po pandemijos. Nu, ne, kad tas dabar, tai žinok, prieš kokius metus gal. Rimtai? Jeigu nedaugiau. Nu gal. Nu, bet jo, bet žodžiu, nėra lietuvių garsinimo. Ne, pasirodo, ten viskas apie mergaitę Spider-Man'e. Rubrika, nauja pas mane kvaili klausimai. Pati geriausia rubrika. 18 klausimų. 18 klausimų? Tu iš jų išsirenki 5. Sakai numeriuką, aš tau jį užduodu ir tu tiesiog atsakai. 15, čia mano skaičius. Aš esu gavęs per baigiamuosius darbus pusmečio iš Varno ne 10, 15. Jis man įrašė 15. Wow. Tai tu buvai pirmūnas. Nebuvo pirmūnas, bet stengiausi, norėjau. Aš buvau, ne dėl to stengiausi, kad būčiau pirmūnas, o dėl to, kad man buvo įdomu. Ir per tą įdomiausią pusmetį, Šekspyrą, kažkaip daugiausiai aš ten tų vaidmenų turėjau, gavau 15. Nice. Čia buvo cool, šiaip džiaugiausi labai. 15 klausimas. Tave užbanino biblioteka. Už ką? Nu, greičiausiai dėl tam tikros literatūros, kur ieškojau. Kažkas su Kamasutra galbūt susiję. O ką, draudžia Kamasutros ieškoti? Ne, ką žinai, ar yra iš vis tenai? Ne, šiaip nežinau, užbanintų mane. Realiai, jeigu mane suleistų su to pačiu Džiugu į biblioteką, užbanintų mūsų abu iškart. Nu, ir jeigu dar White Russian būtų, tai... Na, žodžiu, už tai, kad gėrėt bibliotekoje. Jo, čia būtų realiausias toks dalykas. Man atrodo, šitas podcastas nuskambės taip, kad tu pasikvieti realiai alkoholiką kažkokį, kuris biškai išsigydęs yra. Ir tipo sugebėjo ateiti anksčiau specialiai. Nes nebėra ką veikti, žinai, nebegeria. Atsikelia anksti, neturi ką veikti. Gal jau važiuoti. Trainėjęs prie Lidlo iš įpročio, bet sako, ai. Dar 10 nėra prie Lidlo, žinai. Žiūrėk, aš prie Lidlo atvariau, bet dar uždarytas alkoholio skyrius, tai pas tave ateiti. Grinai toks bus. Gal padarom podcastą? Aš iš tikrųjų tavęs nekviečiau. Nu, bet padarom. Na, šalia esu. Kitas klausimas. 7. Tavo gyvenimas pavirsta į kompiuterinį žaidimą. Kokie būtų cheat kodai? Skraidimas, kad skraidyt galėčiau. Aš čia dabar iškart man GTA išėjo prieš mintis GTA visiškai. Tai skraidimas, nemirtingumas, aišku. Babkių belekiek. Taip, kad beleką darėčiau. Ginklų. Jo, realiai. Ar čia vieną reikia kodą? Ne, kokie būtų Nu cheat tai va, tai čia būtų tas, kur nesibaigia babkės niekada. Kur visą laiką paskolą gali išsimokėti ramiai, savo nereik sugalvos. Tada nemirtingumą. Nu, vat nemirtingumą nežinau, čia klausimas. Man paskui gali būti dar baisiau.
Lieki vienas, žinai. Gal ne, gal šitą praleis. Skraidimas tikrai for fun būtų ir gal invisible koks nematomumo dalykas. Jo. Šiaip man Džiugas sakė, kad tu esi toks maladėts, kad niekad, vis laik geros nuotaikos, niekad nesiskundi, jeigu ir turi problemų, tu jų neparodai. Bet vieną ką paminėjo, tai sako, blemba, sako, dirbu per 10 darbų, babkių kaip nėra, taip nėra. Bet žinok, nežinau, Rokai, kodėl taip yra. Tikrai aš taip jaučiuosi. Čia, aš dabar galvoju, gal dėl to, kad tas būtas atsirado pas mane, paėmiau paskolą, žinai, daug reikia pinigų ir dabar tai procentai sukilė ir taip toliau, bet dar plus, kad aš jį pats įsirašinėjau visiškai iš savo pinigų, jokių paskolų nepaėmiau. Tiek, kiek uždirbu, tiek bandau ir nusipirkti, žinai, šaldytuvą, dar kažką lovą. Ir turbūt taip gaunasi, kad tu belekiek dirbi, tau perveda tų pinigų ir tu viską iš karto atiduodi tam būtui. Paskolai, dar kažkam, dabar mašina atsirado, vėl leasingas, nauja paskola ir žinai, nėra tai, kad tu ten uždirbtum kosmos. Tikrai nėra taip. Tu uždirbi tiek, kiek tau turbūt tuo metu reikia. Ir va. Taip ir kažkaip toks laikas dabar toks įdomus, kur tu vis laikant nuo algos iki algos gyveni. O labai noris net kartais pataupyti, kažkur atsidėti, žinai, kažkam. Va čia tas kelionė. Bet aš kažkaip seniai jau savo pasakiau, kad, aš dirbsiu daug, įsirašinėsiu būtą, bet vis tiek savo skirt tokią kelionę, 4 dienų to labiau, reikia, tu turi pailsėti, tu turi išvažiuoti kažkur atsitrūkti. Tai va, bet ir tai tos kelionės, į tokią Turkiją, jos ten gali pigiai ganėtinai bet kiti net neišskrenda. Kiti net neišskrenda, jo, aš suprantu. Vis tiek, žinai, mes taikomės turbūt visą laiką aukščiau, bet kartais turbūt reikia pagalvoti ir apie tą. Tai jo, bet tada labai pesimistiškai bus gal viskas. O gal tik nežinau. Nežinau. Aš irgi nežinau, kaip galvoti. Man irgi taip atrodo, kad aš nieko neuždirbu. Bet taip yra. Arba, žinai, poreikiai kyla. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau nori. Taip. Ir tada studijų laikais už 100 litų pragyvendavau. Puikiausiai. Taip, tai aš irgi atsimenu. Tai. Nežinau, aš kaip pagalvoju, bet iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, jeigu nebūtų buto, jau turėčiau ten kokį nors, nemokėčiau paskolos. Turėčiau mašiną, kur irgi nemoku nieko. Tada tikrai aš liktų tų pinigų ir kažkaip visai padoriai gyvenčiau, aš manau. Tai žiūrėk, dabar būtas, mašina, jeigu dar vaikai atsiras. Tai va, taip. Išvis bus. Tai va, man žinok, ir aš galvoju taip. Nes jau ateina tas metas, jau 30, tuoj sukakos. Tai yra toksai, kur, blemba, jau reikia gal šeimos kažkaip. Bet tu buvai kaip Mikutavičius, varyk kiekvienam. Kiekvienam, ne? Išsimokėk bent paskolą. Net pusę neišsimokėsiu. Gal. Tai va, tai jo, aš kažkaip pagalvoju apie vaiką, dabar galvoju, kaip man jam sukurt kažkokią pradžią, iš kur man toks jausmas. Bet, žinai, iš kitos pusės, jeigu atsiranda, nesukursi. Tu ir vaikam niekada nebus tinkamo laiko. Niekada, aš irgi taip manau. Arba dabar, arba niekada, kaip sakant. Jo, ne, yra tiesos tikrai. Dar 3 klausimai. Dar 3. Pirmas. Kokius 3 produktus nusipirktum parduotuviai, kad atkreiptum kasininkės dėmesį? Paprastoji, nepardu Maximą čia kokią nors. Kokią tik nori, tu gali įsivaizduoti, čia tavo kvaili klausimai. Kad atkreipčiau dėmesį. Žinai, kai aš dabar pajutau po kaukiu, kad tu esi labiau matomas žmonių. Tikrai tas vienareikšmiškai, jau Turkijoj man užteko pokalbių ilgų prie kokteilių su tokiais. Tai jeigu mane žinotų, tai jeigu aš pirkčiau daug, grįžtam prie alkoholio, didžiulį kiekį alkoholio, man automatiškai būtų toksai, kur, gėda kažkaip. Kažkaip žmogus tave žino, kažkaip įsivaizduoja čia kaip vedėja ir tu perki belekiek alkoholio. Ir būtų toksai. Bet tau reikia nusipirkti 3 produktus. 3 produktus, tai gerai, tai tarkim ateinu į vaistinę ir perku ten kokį nors vaistą nuo hemorojaus arba pašutusių kiaušiukų kremą, ten, žinai, ar dar kažką. Man netgi buvo situacija kažkaip. Man buvo situacija, kai aš norėjau vasarą kažkaip, aš ten belekai dirbau lauke daug laiko, važinėjau su mašina, visas sušutęs toksai. Ir man pašuto, kas nereikia, kad pašutų. Ir aš ateinu į vaistinę, ir aš žinau, kad reikia pudros kažkokios nusipirkti. Ir aš stoju, kaip čia sakyti, tipo pudros, man reikia pašutimui,
apie tą vietą, kaip čia kalbėti, kad tarpušiknis ten. Bliam, nerandu, žinai, žodžių, bandau rasti pats tą pudrą, aš visus ten visą tą prekystalį apėjau. Ir jau ateina, jinai paklaust, ko ieško, kad jau mato, kad kažko nerandu. Ir aš, pašutimas yra ir pudros reikia. Ir jinai, čia vaikui? Jo. Sakau, vaikui. Ir tada pradėjo klausinėti manęs, o kiek mėnesių, kiek metų, ką vartoja, kokius produktus, gal čia kažkas nuo produktų. Ir aš pradėjau kurti istoriją. Ne, nu kiek jam dabar 7 mėnesiai, tai čia pašuto truputėlį, ten kirkšnis, tai pampersus kokius dedat. Tai normalius, paprastus, žinai, ir taip kuriu, kad tai gerai, va, imkit šitos. Ir juokingiausia yra tai, kad čia, va, sako, paprasta, čia suaugusiam pudra, sako, tai aš jos nerekomenduoju. Vaikam, tokie mažesniam, imkit šitą ir jinai 20 eurų brangesnė. Nu, ir aš noriu būti geras tėvas, kažkaip, nu, rūpi, net nepasakys, kad tai duokit tą. Gerai, duokit, sakau, man tą už 20 eurų. Tai aš nusipirkau tos pudros. Bet padėjo iš karto. Padėjo, jo, iš karto susitvarkęs. Tai pudra, ne, tepaliukas pašutimui. Jo, kas dar? Tepaliukas pašutimui, didžiulis kiekis alkoholio turbūt. Vaistiniai. Nors, nu čia jeigu Tai perinti spiritas tada. į kitą parduotuvę, jo. Ir nežinau, nu, ką žinau, tų produktų. Nežinau, man kažkaip nėra parkės gal pirkti kažką iš Bet dalies. tu turi atkreipti dėmesį. Tiesiog atkreipti dėmesį. Atkreipti save dėmesį. Nusipirki 3 dėžės degtinės, nuo pašutimo tepaliuką. Nu gerai, pasimčiau, žinai ką, tada parduotuvai paprastai, pasimčiau kokius 200 vienetų įklotų. Aha. Atkreipčiau dėmesį tikrai. Kam man 200 vienetų įklotų? Apie šitas istorijos aš kažkada, kai vaikai mano vaikas dar pirmas, mažas labai buvo, mes einam su juo į mišką ir, nu, tipo, erkių gali prisigaudyti. Ir man krikšto mama sako, labai geri yra gyvūnam tokie kaip antkakliai ir jie pypsi ar kažkas ten yra, kažkokį skleidžia ultragarsą nuo visokių vabžių ir nuo erkių. Ir sako, labai gerai, nes ten grinai šuniukam užsideda ir jie palei žolės laksto ir, nu, tipo, ir ant vaikų, žinai, nelips. Ir aš nueinu į kiką ir sakau, man reikia tokio. Ai, o čia šuniukui? Ir aš toks, jo, šuniukui. O koks pas jūs šuniukas? Ir aš toks taksas. Ir galvoju, nu, atsikabint, žinai, nu, tipo, ai, o kiek mėnesių? Ir aš jaučiu, kad aš klimstu, tipo, nes aš noriu pirkti vaikui, nes irgi yra žmonėm, bet žmonėm jie daug brangesni, tipo. Ir aš klimstu ir, tipo, galų gale, aš gal nenusipirkau, bet kažkodėl atrodo, kad aš ir nusipirkau maisto šuniukui, mažiuką kažkokią pakuotę. Ir, tipo, turiu taksą ten 8 mėnesių, kur, va tai, va, irgi prisikuri, bet tu pats supranti, kad tu vis klimsti ir tu supranti, kad nepasakysi, ne, žinokit, pamelavau. Iš tikrųjų, taip, jau tada varai 100%. Tada varai, tipo. Taip, ir galvoju, kodėl? Ir tu tuo pačiu metu ir kuri, ir galvoju, ką aš čia darau, what the fuck? Taip, žinai, būtų paprašiau ateiti ir pasakyti, nu, taip, žiūrėkit, yra taip ir taip, duokit. Na. Bet ne, kažkodėl kažkoks įsijungia, ką žinau, savikritika, kažkas. Aš tai nežinau, aš irgi kūriau tą istoriją apie vaiką, net neturėdamas vaikų. Žiūrėk, tai mes apsimainysim, aš tau duosiu taksą, o tu man vaiką dar. Ai, okei, gerai. Davai, dar 2. Ai, dar 2. Nu gerai, pirmas buvo, tai 18 dabar. Kaip pirmas žmogus sugalvojo pamelžti karvę? Tokie geri klausimai. Kur tu čia pats sukūrė šitas? Paslaptis. Kaip pirmas žmogus sugalvojo pamelžti karvę? Ką žinau, gal gulėjo karvė, žinai? Gulėjo. Tai aš mo iškritęs ir jis užmynė gal ir pamatė, kad čiurkšlė buvo. Wow. Žinai, ėjo pro šalį ir pystė. Briam, kas čia? Jo, bet šiaip nelogiška būtų tiesiog, kad, nu, veršiukas geria tą pieną iš papo ir sako, bliam, reikia pamilšti. Nu, gal ir logiškiau. Nes vis tiek, nu, kažkaip karvė atsirado. Paliekam šitą, kad pirma, jis netyčia užmynė. Pamatė čiurkšlę ir taip atsirado pienas iš karvės. Paskutinis kvailas klausimas. Pirmas pats, 13. Tavo gyvūnas netikėtai pradėjo kalbėti, bet jis pasako tik vieną sakinį, kuris sugadina visą tavo įsivaizdavimą apie jį. Ai, apie jį? Nu, jeigu šuo su manim gyvena, tarkim, visą laiką, nu, gyvūnas, ne kažkoks. Ir girdėjo viską, ką aš kalbėdavau,
ką aš guosdavus kažkam, arba vienas pliurpdavau ir galvodavau, blia, viskas užpis. Tai jaučiu sakyti, Arnai, turėčiau pirštus ir virvę, karčiaus. Man atrodo, toks būtų, kur galvočiau, senė. Senė, atrodo, kad su to šuniuku, taip žinai, viską išsipasakai, tos sakytės tokios. Ir tau pasako, senė, užpisai su savo tom istorijom. Va, gal šitas labiau tiktų, žinai, pasikar, gal čia per stipru. Sakytų, senė, užpisai su tom istorijom. Ir tada suprašiau, kad, tai tas tavo mielas akis ir tas mielas žvilgsnis yra feikas visiškas. Kaip tai pakeisti mano mąstymą. Jo, tiesiog, tipo, užknisai su savo tom nesąmonė. Austėja tavęs klausė, kada grįši į teatrą mus mokyt? Taip, čia viešai, jeigu klausys kažkas šitą podcastą iš mano mokinių. Aš noriu atsiprašyti, nes kadangi buvo daug tų darbų visokių ir kaukės ir taip toliau ir filmavim ir visą kitą, aš pirmaniais, antraniais turiu pas vaikus būt. Aš tiesiog daug pamokų praleidau ir, pakviečiau, kad pavaduotų mane kažkas kitas. Tai šiais metais kažkaip nuo didelio kiekio darbų aš labai mažai dalyvavau pamokėlėse. Vaikai pyksta ant manęs labai. Vis laukia, kada pasirodysiu. Aš pasirodau trumpam, vėl dingstu porai savaičių. Tai pasirodysiu kitą savaitę. O, prašau. Aišku, čia išeis podcastas biški vėliau, bet kai jau klausysi, turbūt jau bus pasirodęs. Viskas, jau gegužė, paskutinis mėnuo, vasarą nedirbsim, tai dar pasirodysiu. Gegužė atsigriepsi, žodžiu. Atsigriepsiu už visus metus. Tu labai gerą vieną mintį pasakei interviu tokiam, kad šiais laikais nebe taip prilimpa aktoriam etiketės, nes yra soc tinklai, YouTube'as ir žmonės gali matyti, koks tas aktorius yra kažkokiam gyvenime savo, galbūt, nebe taip prilimpa, žodžiu, suvaidinami personažai. Bet vis tiek, soc tinkluose, žmonės vis tiek kažkokius užsideda kaukės, čia nesvarbu. Visiškai. Bet yra tokių, kurie iš vis nededa, iš vis net neturi soc tinklų kai kurių aktorių. Bet ar tau nebaisu, ar nesusimastai apie tai, kad žmonės, kurių visiškai nepažįsti, ar galbūt net niekad nesutiksi, o gal sutiksi, gal turi prieš tave kažką nusistatę, tave mato ir žino apie tavo gyvenimą? Apie tavo asmeninį gyvenimą. Žinai, jeigu atvirai, tai kažkaip retai gal susimastai taip apie tai, kad kažkas žino viską. Bet kad viską apie mane žinotų, aš turėčiau dar daugiau kelti. Aš nekeliu kažkaip ir nesiskleidžiu, nesirodau taip socialiniuose tinkluose, jau visiškai, žinai, apie viską, kur ten būna kelia beleką, ką beveiktų, eičiau pas tave dabar į podcastą, aš galėjau sukelt visą litanį dalykų, bet aš to kažkaip nedarau ir gal nemoku dar to daryti, gal ir darysiu kažkada, nežinau. Tikėkimės nedarys. Aš manau, kad nedarys. Kažkaip man irgi atrodo, jeigu jau nedarai, tai ir nedarys. Kas čia turi atsitikti kažkaip. Gal greičiau skečai tie atsiras, kur pasakau. Bet gal nebaisu dabar, kad nėra to 100% mano viso gyvenimo atiduota socialiniams tinklams. Bet kad žino kažkas, žinai, kartais ateina tokios mintis, kad jie žino, kokią tu mašiną, tarkim, vairuoji. Jie žino, kur tu gyveni. Jie žino, kur tie tavo smalininkai ir kuris namas. Ir šitos dalykus žino. Ir aš nesu gal toks žinomas dabar, bet jeigu ten kažkada gyvenime tapčiau, nežinau, Savicko, ten Gedriuko lygio, ar ten nežinau, kas ten dar, tai jau iš vis kiekvienas žmogus, kur žino, tai gal ir nejauk būtų. Kai tu žinai, važiuos koks nors susireikšmės, kuriam tu tiesiog nepatinki dėl kažko, pro namus, ten tėvų, nežinau, įvažiuos į kiemą, kažką ten pašustrėlis. Nežinau, tiesiog mes kiaušiniai į langą. Belekas gali būti. Arba su golfo lasda muš teniso kamuoliuką į langą. Ja, tai kartais tu pagalvoji apie tai, kad kuo labiau auga tavo žinomumas, tuo reikia saugiau su tuo kažkaip elgtis, manau. Ja, nežinai, kas gali nutikti. Nežinai, kas tavęs gali laukti kažkur. Tugi postinė. Varau dabar į tokią vietą. Ką tu žinai, tokių žmonių keistų yra gyvenime, kur tiesiog tavęs lauks. O esi susidūręs su žmonėm, kurie tave atpažįsta, pavyzdžiui, kokiais nors piktais? Ačiū Dievui, kad piktai būtų, neteko dar. Ačiū Dievui. O juokingais buvo kokių nors juokingų? Juokinga yra tai, kai prie tavęs prieina ir tam sveikinas ir kaip su šeimos nariu bendrauja. Ir tu visiškai nepažįsti kas ir tada tu pradedi pats save kažkaip kritikuoti, galvoji, gal užmiršau kažką, gal čia kažkoks giminaitis, gal dar kažkas.
Tai vat visada man tie juokingi būna, kur ateina ir, nu, sveiks, kaip tu, išsilaikęs, mes va su šeima dabar išvarę esam ten ir ten kažkur kažką kaip pas tave. Nu, gerai. Nu, tai va, žiūrim tą serialą ir, tai čia tiesiog random žmogus, žinai. Tai keista. Bet žinai, kas mane nustebino ir visai džiaugiuosi, vat apie tas etiketės kalbant. Turkija, va dabar pirmą kartą gyvenime kažkaip mane atpažino ir žinodami mano vardą pavardę. Kur tipo žmogus vardu kreipiasi ir netgi pavardę žinojo. Čia nuo muzikinės kaukės, nes tu turbūt, vedi kaip nes Arnas. ten jau kaip Arnas. Ir man tai buvo malonus nustebimas, nes vis laik, vat, kai tos etiketės, ten, ten Deimantas seriale, ar ten Viktoras, ar dar kažkas, nu, tai vis tiek taip kreipiasi. Arba ten, bet vat, kai tave įvardina Arnu Ašmonu, lifte esantis žmogus, mes ten lifte susitikom, tai buvo toks net, geras, smagu net. Geras. Kaip tu reaguoji, pavyzdžiui, ar iš vis reaguoji į tai, kad, tarkim, teatras yra laikinas dalykas? Tau yra tekę susidurti su spektakliais, kurie nuimami, nors dar norisi juos vaidinti? Arba vaidmuo labai patinkantis? Ar dar su tuo nesi susidūręs? Ne, esu. Teatrone mes nuėmėm visus repertuarinius spektaklius, aš ten turėjau, bijau sumeluoti, gal 4 kokius 5. Tai kai kurie labiau patinka, kai kurie mažiau, kai kurių gaila. Tas laikinumas, aš nežinau, gal kol pas mane dabar, taip tikiuosi ir toliau bus, atsiranda vis naujų kažkokių vaidmenų, tai tas kažkaip užsiglaistų. Nelieka to tokio kažkokio šoko, kad netekau viskas vaidmens. Tai gal dar nesusidūrus tokiu ryškiu pokyčiu. O yra buvę pauzių didelių tarp darbų, kur jau sėdi ir galvoji, blemba, ką reiks daryti? Labai bijau šitų pauzių, bet susidūręs, tai turbūt per COVID, kaip ir visi susidūrėm su tom didžiuliam pauzėm, kur iš vis net finansinės padėties nėra tavo geros ir tada baisu, jo. Bet man pasisekė tai, kad aš tą etatą turiu Kaune. Tai kaip ir yra saugumas. Kažkoks, bent jau finansinis saugumas ir vaidmenų saugumas. Vis tiek, tai jeigu esi teatre, tu dažniausiai visada turėsi tą vaidmenį naują kažkokį, ar ten masuoti, ar dar kažkur, bet tu jį turėsi, nes tavo darbas toksai. Bet tų duobių aš bijau dabar. Supranti, kai aš kažkaip dabar pasisekė užsidirbti ir tai paskolą ir kažkaip pavyko paimti viską ir tu žinai, kiek dabar ant mėnesio tau reikia užsidirbti, kad turėtum grąžintas skolas, tai dabar labai bijau tų duobių, nes, tas laikinumas, kaip ir sakėjai, teatre, tu nežinai, kada nebeturėsi, kada tavęs nebereikės, kada bus neįdomus, kada atsibosi ir reikės kažką jau keisti ir tu eik kažką kito daryti. Tas baisu yra, labai baisu. Tai tu gyveni nuolatiniam strese. Nėra, kad nuolatiniam, žinai, tu kažkiek tų projektų į priekį turi, bet, kaip ir sakau, tas etatas gelbsti, bet etato man neužtektų padengti vien paskolą, žinai. Tai kartais baisu. O kodėl tu turi etatą Kaune, o pirkai butą Vilniuje? Aš, kai atvažiavau iš Smalininkų, iš mažo miestelio, atvažiavau studijuoti į Vilnių, čia gyvenau, čia kažkaip daug draugų buvo, irgi įstojusių. Aš labai pamilau Vilnių, man jis labai artimas miestas. Ir kažkaip, kai teko dirbti Kaune, aš nuėjau dirbti į etatą dėl to, kad tai po studijų buvo pirmas mano pasiūlymas į etatą ateiti, tai aš vienareikšmiškai sakau, dirbam. Bet man neprilimpa tas Kaunas ir viskas. Nežinau, gal dėl to, kad aš labai įsimylėjau tą Vilnių ir viskas. Ir čia jau mano tie namai pagrindiniai. Ir kai aš suprantu ir suvokiu, kad aš Kaune turiu tą etatą, bet aš vis tiek savo pasakiau, kad ne, aš gyvensiu Vilniuje. Ir važinėjai. Bet dabar, kas liečia šiaip darbus, šiuo metu, tai daugiau yra Vilniuje. Tų tokių, žinai, kaip čia samdomų. O ten Kaune tai tik spektakliai. Jeigu repetuoji kažką, tai važiuoju jau dažniau. Bet šiaip važiuoju su vaidinį spektaklį, žinoma. Bet jo, myliu Vilnių. Patinka. 3 geriausi filmai, kurie šauna tau į galvą. Geriausi? Aišku, sunku atsakyti geriausi. Bet 3 filmai, kurie tau šauna į galvą. Kurie tau svarbus gyvenime. Kurie tave formavo galbūt. Ne, formavo irgi per rimtą. Nežinau, kažkaip pasakėjai dabar ir man toks atėjo Trumano šou.
vat įstrigęs ir irgi, vat, kas piešėsi toliau, tai man matau DiCaprio kažkodėl prieš akis, tai kažkuris jo filmas nėra visi geri, bet nežinau, gal iš Tarantino kažkuris su DiCaprio. Apskritai, filmų sunku įvardinti gerus, daug tų gerų filmų tokių yra. Ir žinai, kai manęs paklausė, koks tau geriausias filmas, niekada taip nėra atsakyti. Net tu pamatai kažkokį filmą, tu juos susižavi tuo metu ir atrodo, va, čia tau geriausias matytas filmas, žinai. O gerai, yra filmų, kuriuos žiūrėjai daugiau nei vieną kartą? Yra. Daug netgi yra tokių filmų, kur žiūrėjau. Man kažkaip įdomu, faina. Kokie? Kažkas Jimo Kerio komedijos kažkokios, kur tikrai pasižiūri pažvengti. Būna teisingi. Čia ne filmas, serialas Friends, Office'as. Aš juos po kelis kartus prasukau. Office'ą gal mažiau, bet Friends tai aš prasukęs ten esu beveik kartų. Tu kažkaip nori iš naujo gauti tą fainą dalyką, jeigu tau palieka įspūdį tas filmas ar serialas. Nežinau, negaliu įvardinti taip greitai daug. Tas pats Trumano šou, aš jį gal kokius 5 kartus mačiau. Tarantino Pulp Fictioną mačiau ir kelis kartus. Django. Va, matai? Yra. Ir tikrai čia tik tai kelis išvardinau dabar, bet aš tikrai daug esu matęs vis iš naujo ir iš naujo, žinai. Šiaip komedijos man patinka iš naujo žiūrėti, nes tu turbūt nori pasikrauto faino jausmo. Nedepresyvaus, kokio nors ten banginio nežiūrėsi, arba ten tėvas šitas su Hopkins. Ne. Šiaip norėčiau dar kartą pažiūrėti, bet būtų sunku. Bet va, čia irgi geri filmai šitie būdus. Man patiko labai. Tai va. Ką, Arneli? Priartėjom prie galo. Finito? Finito su klausimu? Paskutiniai klausimai. Okay. Blitz. Vėl Blitz? Blitz. Šitie Blitz klausimai yra iš Inside the Actor Studio, jeigu esi matęs tokią laidą. Labai faina laida su Hollywoodo aktoriais. Visiems rekomenduoju. YouTube, bent jau anksčiau tai būdavo labai daug laidų sukelta, po to kažkur biški dingo. Bet žodžiu. Pasiruošęs? Taip. 10 klausimų. 10? Visus 10? Blitz. Da. Blitz, tu turi greit atsakyti. Okay. Keliais man žodžiais. eina, gerai. Koks tavo mėgstamiausias žodis? Pezi. Koks tavo nemėgstamiausias žodis? Karantinas. Kas tave užveda kūrybiškai, emociškai, dvasiškai? Gera kompanija. Kas numuša, išjungia visus šitus dalykus? Kai yra žiūrima atmestinai viską ir iš kolegų išgirsti tokią, čia nieks nepavyks, čia nesąmonę nedarom. Koks tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Mėgstamiausias keiksmažodis, fuck. Kokį garsą tu labiausiai mėgsti? Labiausiai mėgsti šitą garsą? Ne, ta prasme, čia darau, labiausiai mėgstu. Tuoj, mėgstu labiausiai, kokį aš mėgstu garsą. Šiaip, kai išgirstu tėvų balsą. Kokio garso nekenti? Visokių grėžimų, visokių mechanizmų, kurie rytais pro langus girdisi. Kokią profesiją be savo norėtum išbandyti? Operatorius. Kokios profesijos tikrai nenorėtum išbandyti? Bet kokios, kas susijęs su popieriais, buhalterija ir taip toliau. Ir paskutinis. Jeigu rojus egzistuoja, ką norėtum, kad Dievas tau pasakytų, kai ateitum prie dangaus vartų? Žinai, Arnai, baigęs tas tavo gyvenimas, bet žinok, džiaugis, nes jis buvo tikrai geras. Nice. Mėly klausytojai, čia buvo Arnas Ašmanas. Ačiū Jums, kad klausėt ir iki kitų susiklausymų. Ačiū visiems, ačiū tau, Rokai. Nori ką nors palinkėti klausytojams? Tam vienam žmogeliui, kuris sėdi sausinytėm ir klauso. Nežinau, man kurį laiką jau keli metai noris visą laiką palinkėti ir sau linkiu, kad tu tiesiog turė gerą laiką savo profesijoje, savo visokiose pasirinkimuose, ką tu bedarysi, kokių naujų iššūkių gausi, tiesiog linksminkis ir gerai leisk laiką. Nice. Ačiū tau, kad atvarėjai. Ačiū tau, kad pakvietėjai, kad nuo Lidlo galėjau ateiti. Labai smagu, labai ačiū už klausimus ir geros dienos. Ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartelių.
šakės, man puslė kažkas yra, čia nuo tavo tos kavos, aš vėl.